Labai malonu iš čia matyti, sorry, kad užsivėlavom, bet tiesiog netilpo fiziškai žmonės, reikėjo sulaukti labai silė. Noriu padėkoti, kad čia esat ir noriu pakviesti savo 2 kolegas. Tai pirmasis yra puikusis rašytojas mūsų Benukas, paplojam Benui. Ir, nežinau, realiai visų numylėtas Giedriukas, nesu blogo žodžio apie Giedrių iš nieko girdėjęs, tai Giedrius Savickas. Jo. Šiaip, jeigu jūs galvojat, kad oras šiandien lievas yra, tai mums diena tikrai sunki, oras parino visą dieną. Tada sudaužėm teliką, belia kaip didelį, ten yra mažiukas telikas, turėjo būti daug didesnis, bet mes jį sudaužėm netyčia. Gedo orkaitės virtuviai, buvo žodžiu daug problemų, bet nuo dabar tik į viršų. Tai labas vakaras visiems. Labas Benai, įsijungit mikrofonus. Labas vakaras visiems, labas vakaras. Labai ačiū, kad atėjo, tikrai labai. Man atrodo, kad mes tam ir turėjome susirinkti, kad oras ir pasikeistų. Tai ačiū Jums labai, tikrai. Aš tiek daug žmonių. Aš iš tikrųjų taip ir sakiau, aš netikiu, kad kai Giedrius atvažiuos į Nidą, neprašviesės debesis ir nepradės šypsoti saulutę. Tikrai. Neišlindo saulutė. Tai. Nu, bet aš netikėjau, aš dar vis laukiu. Gal į galą pragedrės. Bet tikrai, ačiū labai, tikrai, kad visiems. Aš negalvojau, kad tiek žmonių, galvojau, bus 15-30. Aš netokią kainą susitariau. Nu, čia dar pakalbėsim. Gerai, tai atsidarysime mūsų klausimus, kurio dažnai atsidarom čia būdami su svečiais. Tai tiesiog norim tavęs paklausti, kas tau yra Nida? Ką tau reiškia Nida? Kiek čia laiko esi praleidęs? Kokių atsiminimų turi? Ką gali papasakoti apie savo patirtis šiame nuostabiame krašte? Aš galbau paskutinį kartą Nidoj prieš mėnesį buvo, man atrodo. Gal jis buvo 95-ais. Ne, turėjau susitikimą, bet šiaip, taip, kad pabūti ilgai, aš buvau gal prieš 3 metus paskutinį kartą regatoj, bet čia šitam trikampį, čia kažkada buvo faksas, ar ne, dabar yra sangrita. Kas faksą žino, tai tikrai, aš atsimenu, kai faksą eidavau vakare. Ir ten visą laiką būdavo lietuviškų muzikų ir dainuodavo Rondo, man atrodo, Margarita, kodėl kiekvieną rytą. Ir tai buvo pranašiška, dabar yra sangrita. Ir pardavinėja Margarita. Ir vis dar yra kodėl kiekvieną rytą. Ir kodėl kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą tai bloga, po sangritos būna. Ir tada buvo Invino, ačiū labai Invino, tai buvo vienas geriausių laikų, viena geriausių kavinių tikrai Nidoj, vienas geriausių, tiesiog tokių, kaip sakoma, kūrybinių vasarų. Tai buvo toks Bermudų trikampis, faksas, Invino ir kaštonas sumuštinis. Ir šitam trikampį mes visą laiką gyvendavom ir mes visą laiką jame dingdavom. Kur atvarai, Nida 3 dienas būni prie jūros nenuvarai, tiesiog. Jo, aš iš tikrųjų labai daug ko neprisimenu, bet... Nes tikrai būdavau seniau po mėnesį, po 2 mėnesius čia būdavau Nidoj. Bet Nida tai yra toks etapas, kad tu turi pabūti. Tu turi pabūti kaip bendrabutį pagyventi, ar ne? Tu būtinai turi pagyventi bendrabutį arba Vilniaus senamiestį, kur tu gali tik tai atsigult, eiti mokytis, gerti ir atsigult. Tiesiog tai turi būti. Ir gyvenime Nida irgi turi etapas būti toks nuo 25 metų iki 38. O paskui kitas etapas yra toks ramesnis ir paskui vėl grįžti gal 50-60, tam pamušinėti tenisiuką ir suvalgyti krevetytę. Čia jau kaip rolas. Jo, kaip rolas jau grįžta. Bet Nida tikrai turi būti etapas tas, kuris turi pajausti ir tikrai reikia daug, man atrodo, daug vandens. Visom vandens pasirūpinti gerai būna. Jo, kiek girdėjau, kad sveika vandenį gerti. Nuo kiek sakai, nuo 2,5 iki 3,8? Nuo 2,5 jo, kai jau tu esi baigęs mokslus, jau tu turi... kad tu gali susimesti 6 kambarį, paimti po terasą ir tai... Gerai, duok 5, dar turim kelis metalį. Manęs dar laukia, man 7, tai Jėzu, pabūsiu aš dar čia. Gerai, bet tai esi vietinis, tiek esi klaipėdietis, vanduo tau daug reiškia dalykų, esi buriuotojas, kiek žinau, buriavęs. Jo, aš praburiavęs čia Nidoj, čia Nidos būdavo etapas. Baisiausia buvo tai, nes kiekviena kuršių regata turi 5 ar 6 etapus, bet būna viena išeiginė. Ir visą laiką tą išeiginę mes praleisdavom fakse. Ir tiesiog, kai kitą rytą reikėdavo išplaukti, visą laiką kažkas skambindavo, nes įgulos nėra 2 žmonių, nes jau užrakinti fakse būdavo. Nes visą laiką lygdavo. Kur nors po stalų pakrytė. Jo, nes jūra, aš esu klaipėdietis, aš augau, daugiausia laiko praleidau Karklėj, stovykloje Žilvytis, gal yra kažkas. O, kas Žilvytį yra, buvo vlogit? Kaip faina. Žilvytį yra turėję savo etapus, daug žmonių. Jo, ir ten tai yra, o dabar gyvenu visą vasarą Nemirsetoj. Savo namūkė ir... Tiesiog, visą laiką aš nuo to ruožo niekada. Vilnius nėra man namai ir niekada nebuvo. Ja. Vilnius yra taip, mano žmona ten gyvena, aš šeima. Vilnius man visą laiką buvo ofisas, visą laiką darbas. Aš ten važiuoju dirbti. O ilsėtis ir būti
kažką atostogauti ir šiaip sėdėti ir galvoti, tai yra man tiesiog Klaipėda, Nemirseta ir Baltijos jūros pakrantė. Blema, dabar pasakyta istorija, kad užmigdavo faksą žmonės. Aš vakarą labai tokį fainą miegotoją radau paryčiais, grįžau apie gal 3 nakties į savo kambarį ir taip noriu cigaretę parūkyti, taip noriu parūkyti ir neturiu pridegti niekur. Išeinu iš savo kambarį, einu iki mašinos, paieškosiu žiebtuvėlio, išeinu ir ant laiptų bičias miega, tiesiog sėdi, padėjęs ranką ir snaudžia. Ir aš prie jo prieinu, kaip normalus žmogus, paklausiu, ar jam viskas gerai, sakau, sveikas, tau viskas gerai, jis pakėlė akis, jo, sakau, turi pridegti gal? Sako, ne, neturiu, sakau, o tu čia gyveni? Jo, čia gyvenu, sakau, tai eik į kambarį. Ne, kodėl, sakau, merga tave išvarė, kas buvo? Ne, aš čia noriu pamiegoti, sakau, taigi savo kambarį miegok, sako, ai, tai aš ten jau prisimiegojau, viskas gerai. Jis pramiegojo iki ryto, aš padaryti dar vėl radau ten įsmiegantį vargšelį ant to laiptų įsėdusi. Bet jo, esi pats kur nors smygęs, taip, ant kokio stoliuko ar kažkur, yra buvęs toks etapas. Aš? O jergutėlio, aš esu smygęs. Čia prie kiekvienos pušies esu smygęs. Aš labai toksai, kur biškė atsisėdu ir iškart miegu. Yra koks įsimintinas, Nidoje, pavyzdžiui. Yra pareigūnai gal pažadinę tave kada, pavyzdžiui? Yra pareigūnai mane karklį prie jūros pažadinę. Tiesiog buvau užmygęs, tiesiog, bet aš nusineždavau pagalvę ir miegodavau, ir viskas. Tiesiog, o tai kodėl? Kopose čia kažkur? Jo, kopose tiesiog visi šitas. Bet, ne, pareigūnai yra tik Vilniui manęs. Bet neužmygusi, bet jau bemieganti, aš esu, žinai, iš Invino, nes, tas etapas buvo Vilniui Invino, atvažiuoju čia Invino. Toli nepabėgau. Ir aš ėjau iš Invino ir taip norėjau į tualetą ir žiūriu kampas. Ir pradėjau eiti tą tualetą tam kampe, o ten buvo Turkijos ambasada ir ta būdelė, kur policininkas sėdi. Tai ir jis išeina, sako, ką tu čia darai? Myžu, blėt, nematau. Turkiškai sakė? Ne, turkiškai, ne, bet lietuvis sėdėjo. Čia ta būdelė prie Rotušės, kur yra tokia stovi. Taip. Aš kai paauglys atvažiuodavau tą būdelę, matydavau, galvodavau, koks mažas komisariatas. Man tai dabar žmonės patinka stebėti, kai šitas lietus purškia, visis tais aplankalais apsirengia. Įlaminuoti visi susėdė. Gerai, dar tu Giedriu. Mes pastogeliu, vasakrinę. Dar tu Giedriu, mums prieš tai ką buvai pasakęs, kad turi istoriją, kai buvai Mariuose prišykęs. Kai jūs čia kažką kalbėjotės be manęs? Bet aš jums pasakoju. Jau pastatėm, tai viskas. Aš labai atsiprašau. Žinok, Margas neturi tų ribų, jis pats viską pasakoja, tai... Aš labai visų atsiprašau, kas maudosi Mariuose, dar nežino, kad yra jūra. Nežino, kas maudos Mariuose, ten mažiausia blogai yra, kad tavo šūdas ten plaukia. Ne, bet taip atsitiko, kad aš buvo regata ir vienas... Tai aišku, regata. Yra vienas sunkiausių etapų, tai buvo, yra didysis etapas, kai tu palauki iš Klaipėdos į Nidą jūrą, tada iš Nidos grįžti. Literaliai didysis etapas. Taip, į Nidos į Klaipėdą ir iš Klaipėdos plauki Nidą apie 30 valandų išeina. Ir tu, laivelį neturi tualeto, tai 30 valandų tu žinai, kad neįsi tualetą. Tu mažiau valgai, bet ir dirbi. Ir jau rytas, kitos jau paros, 12 ryto, mes jau įplaukinėjom į Nidą ir aš matau, Nida liko 1,5 kilometro. Supranti? Ir tu žinai, kaip būna, nori į tualetą ir jau esi prie durų. Prie namų esi prie durų. Taip. Ir nėra raktų. Tai mūsų laivas sustojo, nes išjungė vėją. Bet visiškai, kardinaliai išjungė vėją. Ir tą 1,5 kilometro mes plaukiam 6 valandas. O aš jau viskas, aš nieko negaliu padaryti. Tai šokau į vandenį ir kaip varlė leidau ikrus. O ką, žinau. Ir jeigu tikrai kas pirkote ten už 30 eurų su vokiečiais žiūrėti saulėlydžio, matėt, tai labai atsiprašau, tikrai. Kaip plaukiai, kaip varlė. Jo, ir teko viskas. Ir mes išlipom ant kranto, po 10 minučių toks pradėjo vėjas pūsti, kad visą karą. O geras jausmas vandenį. Aš esu galvojęs, kad turėtų visai įdomu patirtis būti tiesiog šiktų vandenį. Koks jausmas būna iš jūsų? Kaip tu dar sieki popieriaus? Instinktyviai, ne? Taip. Bet plaunti irgi nėra čia blogai. Musulmoniškai tiesiog. Taip. Mano yra vienintelė istorija su šikimu susijus tokia ganėtai keista. Tai... Dabar čia taip pereisim. Jo, dabar likusi bus ne vien apie šikimus, kalbėsim ir apie šūdus, tai pasiruoškit. Ne, man yra buvo, kad aš važiavau namo, labai lygiai taip pat buvo situacija, kai jau labai arti namai ir mane labai spaudžia. Ir aš mačiau didesnį mašinų sąstatą kamštį, norėjau greit apsilenkti pro kairę, nepažiūrėjau į rodėlį, lenkiau, mane nuskynė kitą mašiną. Ir aš išlipu iš mašinos, ką tik jau varė ir aš tiesiog pradėjau bėgti. Ir man žmogus sako, kur tu bėgi, blėt, kažkas, pašyk. Tiesiog nebegalėjau iškentėti, nubėgau kažkokius ofiso pastatus, jis per daug iškvietė policiją ir policija stovi jau atvykę, aš patinu pašykė, sako, kur tu baisku.
Šikau tiesiog. Jo, tai buvo tokia situacija iš gyvenimo. Aš tai tik esu vėmęs taksą. Vėmęs taksą? Oi, kas tik nėra. Bet aš neapėmiau taksą. Aš norėjau. Ką? Jo, aš važiavau, man labai pikino ir mes atvažiavo kaip tik lietuvis. Čia prieš kokius 4 metus buvo. Ir lietuvis, ten daug būdavo tų visų užsieniečių, bet mes atvažiavo Kestas. Ir atvažiavo tokia gražia, prižiūrėta mašina, tvarkinga, kvepia, pakvepinta, gale vandens padėta. O ten 4 ryto. Aš akivaizdžiai išgeręs per daug ir važiavau namo ir tiesiog jaučiu, kad vėmiau ir man buvo žiauriai gėda, nes ta mašina žiauriai išvarė ir dar lietuvis. Aš žinau, kad lietuvių automobilis yra svarbiausia. Jeigu būtų koks turkas, aš būčiau jaučiu vėmę salone. Bet lietuviai tai čia būtų labai blogai. Taip, ir aš tiesiog vėmiau į burną savo ir nurijau 2 kartus. 2 kartus? Ja. Tau tai patiko, dėl to pakartojai? Ne, tiesiog skanu buvo. Labai nenorėjau užteršti savo. Nes buvo dar nesukramtyta. Šiaip aš greit valgau ir aš pusiau ryjų maistą, tai aš kai vėmiau, tai aš dar atrijų. Bet kaip taksistui, pažiūrėjau, tu žiūrėdi per verdurėlį. Jo, įsiklausė. Bet tu žiūri, žmogus sėdi, atsisukė vėl žiūri, Louis Armstrongo žandais, žinai. Ir jisai man sakė, gal sustot ir aš... Nereikia. Važiuoju ir toliau, dar kelią. Ne, bet geriausia, kai sako, jeigu vėmi, tai būna, jeigu jau nėra kur dėtis, tai... Vis darai blogučius. O, mes dar irgi su Benu čia būdom, sėdėjom, tavęs laukiam ir galvojam. Mums dabar šiuo metu yra toks tipo etapas, kai mums visko pradžia, mums smagu šitie renginiai, viskas vyksta. Ir norėjom tas paklausti, kurio tu momentu, pavyzdžiui, jautėsi savo karjeroje tokiu didžiausiu rockstarų? Kuris tu momentas yra įstrigęs, kaip toks, kurie projektai, kuris etapas, kuri pradžia? Bet aš gal paklausiu, dar taip šiek tiek patikslinsiu, nes yra pats puikiai žinai. Lietuvoje, nesvarbu, kas tu bebūtum, turi labai daug dirbti, kad išgyventum, kad gerai gyventum, kad uždirbtum pinigų. Kada buvo tas toksai gal tobulas balansas ar to, kad daug dirbi, bet tuo pačiu ir turi laiko pasidžiaugti tais vaisiais kažkokiais. O gal dėl to ir buvo, kad 2003 metai man buvo geriausi, pavyzdžiui, finansiškai, kad aš dirbau, aš dėl to ir galėjau leisti savo Nidoj būti visą laiką. Nes aš važinėjau su Oskaro Koršunovo teatru po visą pasaulį ir, pavyzdžiui, būdavo, kad į mėnesį parsiveži 15 000 litų tais laikais. Oi, tai čia. Grinais. Taigi aš viską pragėriau, tiesiog viską pragėriau. Nes mes įeidavom į kavinę, nusipirkdavom 10 sambukų, užpildavom, padegdavom ir išeidavom. Tiesiog. Čia Egidijaus Dragūno vaibas kažkoks. Čia fetišas kažkoks. Ne, čia buvo ŠMC, šiuolaikinio meno centras ten buvo. Čia jūsų performances, toks šiuolaikinis menas. Tipo... Aš atsimenu, tada atsidarė Čili ir Čili buvo kažkas tokio, jūs neįsivaizduoju. Čili buvo pirmoji tokia picerija, kur gali sau leisti nueiti. Seniai, ten yra sriubos su faršu. Nes jeigu tu matai, kad kažkas valgo tai šeimininę pizzą, tai ten tik arba barštys, arba lubys galėjo būti. Nu tikrai. Ir aš atsimenu statuso reikalas. Ir aš turėjau pinigų ir aš nuėjau vienas ir sakau, man šeimininė, seniai. Sako, dar kas nors ateis? Ne, aš vienas. Ir jūs žiūri žinių reportažą, bet tai daro. TV3 tiesiog negali patikėti. Jaunuolis Vilniaus gatvėje Čili pizzerijoje vienas užsisakė šeimininę pizzą. Mūsų žiniomis tai pirmas atvejis Lietuvoje. Tai 2-3 metai, sakai, bet man, aišku... Žinai kaip, tai buvo geriausias tiesiog teatro karjeros, nes mes važinėjom po visą pasaulį, apie 50 šalių. Mes gyvenom geriausiuose pasaulio viešbučiuose, gaudom geriausius honorarus, sakau, virš 100 pačių garsiausių pasaulio festivalių. Publika, Holivudo žvaigždės, visi režisieriai, visi tau ploja, visi... O ką tokie čiupinės iš holivudinių tokius... Nu, pažiūrėk, tu vaidini... Nu, ranką paspaudė. Apsimetė aklą, sako, galiu paliesti jūsų veidą. Tu vaidini ir, pavyzdžiui, tau ploja, tu matai atsistojęs visas Roberto Benini režisierius, ar ne? Arba čia Jeffrey Rushas šitai Australijoje. Aš Australijoje buvau, Kate Blanchett grimerinė buvo, žinai kaip. Nu, tai buvo toks etapas, mes gyvenom, sakau, geriausiuose viešbučiuose, kokius norėjom viešbučius. Žinai, važinėjai į Kiniją, ten 11 kartų Singapūrai, Korėjos, mes padodom pasą oro uoste ir išvažiuodom. Ir tie festivaliai tikrai buvo, labai garsūs, žinai. Ir tas etapas baigėsi, tiesiog mes žaidėm kažkada NBA. Tai dabar su Stonkom turi vaidinti tiesiog. O dabar važinėjau po Sangritas. Po Sangritas gastronomijos. Kažkokiais dviejais šmyrikais. Markai, tu girdi, kai jis pasako, Markas sako, mums dabar čia toks etapas, seniai mes po turgus važinėjom. Rietavo turgui. Čia yra etapas, taip. Čia yra etapas, taip, o ne... O Jėzu. Čia burėkos valgy turguose. Gerai, o kaip po to, nes aš manau vis tiek visi puikiai, tai geriausiai gal atsimenu, vis tiek iš tų visų dar pažiūrėsim laikų, kur padarėt ne vieną nuostabų skečą, ne vieną jo fainą bairį. Tie laikai kaip tau atrodė, nes man, pažiūrėjau, dabar televizija nebėra tokia, labai yra sunku televizijoje kažką padaryti tokio, jūs darėt Bibaną. Aš galiu sutikti su tavim, kad seniau gali ką nori daryti, nebuvo jokios cenzūros, nieko.
Dabar mes LRT norėjom daryti filmą ir norėjom, kad būtų personažas, kuris rūko, režisierė rūko kandiklį su cigaretė, negalima cigaretės, nors kandiklių irgi negalima. Veipą tik vis galima. Jo, veipą ar dar, žinai, kaljaną didžiulį galima. Bet šiaip iš tikrųjų, pavyzdžiui, dar pažiūrėsim, buvo vienas geriausių irgi etapų, nes mes ateidavom ryte, mes nežinodavom, ką darysim. Mes nežinom, jokio scenarijos nebuvo. Sakom, ką darom? Tai bibaną. Gerai, darom bibaną. Ir viskas. Ir aš atsimenu, buvau pasakęs ten žodį 7. Ai, tas buvo tikslis. 7. Aš nežinau, kodėl visiems tas patiko ir įstrigo, nes aš šiaip klaipėdietis, esu aš ilginu balsis. Viskas po 7. Nu ir viskas. Ir aš atsimenu vieną kartą Nidoj ten prie turgelio tokio. Nu, kur yra ten toksai, kur braškės jaučiu 600 kainuoja čia. Nes čia sala, žinai kaip. Nu. Bet čia sezono, kai auga, o ne sezono metu ten leasingujami. Tai aš atsimenu, 2 vaikai sėdi ir sako, žiūrėk, eina tas, 8. Sako, tu durna, 7. Tai jo, bet geras etapas buvo, tikrai labai patiko. O pasilgsti gal, dabar vis tiek televizijoje daug laiko, pasilgsti gal, nežinau, laisvės kažkokios. Jo, yra tokios pasilgimas, todėl, žinai kaip, pasilgimas hebros, žinai kaip, nerūpėjo niekada pinigai, žinai kaip, nes, kam tie pinigai, ten gyveni 5 ant alaus užtenka, viskas gerai, žinai kaip, bet aš tuo metu jau negeriau, nes jeigu aš būčiau tuo metu geręs ir praėjęs pro Šventosios gatvę, aš būčiau tada galėjau nusigėręs. Nes tiesiog gatvės galėjau. Jo, gatvės galėjau būčiau nusigėręs. Okay. Pradėjęs nuo Paršelio rojaus ir Paršelio pragarė baigęs, bet... Aš taip pinigais, pavyzdžiui, nesirūpinas Markas visus finansus prižiūri. Bet dar ir nemačiau. Bet aš būčiau prasigėręs, kaip tu sakai, ir mes kalbėjom, kad kiti žmonės tave tempia. Žinai, kaip iš karto butelį stato ir visų šitą. Jo, kad visur užtampytų. Bet ir dabar, aš manau, šitą grėsmę vis dar reali. Dabar, žinai kaip, aš galiu pasakyti. Aš važiavau kažkaip pervalkai, sustojau, nuėjau, žiūriu žuvienės. Ko yra žuvienės? Davė man žuvienės. Prieš savaitę važiavau į kapines, grįžtų nuo tėvo kapo, moteris, kuri pardavinėja gėlę, sako, pokštė tau, supranti. Ir tokie man, daiktais dabar dalina man visi šitą. Tai gerai, mes tada irgi, tau gėlių baterį tiesiog duodam karvuonkį ir būsim atsiskaitę. Šiandien pasikalbėjau. Ačiū labai. Jo, bet tas etapas televizijos, aišku, pirmasis televizijoje mano projektas buvo gal, tai buvo, aš vaidinau serialę, moteris melo geriau ir tai yra, aš nevaidinu 15 metų tam serialę. Bet kažkodėl žmogus kartais eina, išlenda ir sako, žiūrėk, Kovaldas eina. Tiksliai Kovaldas buvo. Kodėl, už ką? Žinai kaip. Vis dar. Nes durnesnio vardo nėra. Kovaldas, Nes tikrai, aš atsimenu, kai mane šaukdavo Kovaldu, tu supranti, kad 300 km aplinkui nėra kito Kovaldo. Čia tik tau gali būti. Ja. Ir mano pažįstama padarė tokį diplominį darbą, darė apie vardus universitete ir jinai pasižiūrėjo, iki to serialo 20 metų nebuvo nei vieno Kovaldo. Po to serialo per metus 5. O, prašau. 5 Kovaldų. Kažkas pažįstat Kovaldą, pablogit. Nu, taip ir galvojau. Aš vienintelis. Bet dabar jau, pavyzdžiui, tau yra taip, kad visur atpažįsta iš esmės. Visi žino, matė. Tai labai keičiasi. Buvo, kad, sako, vaikai pribėga. Vaikai, galit pasirašyti. Tada pribėgdavo vaikai, sako, galit pasirašyti, jūs patinkat mano mamai. Čia Benui taip sako. O paskui buvo, galim pasirašyti, jūs labai patinkat mano močiutį. Suprantate. Tai vat, močiučių, bet dabar ir vaikų dar. Ja, ne veltui kamelė vaistinė veidas, močiučių rinka vis tiek pasirė. Jau vaistai prasidėjo. Nes mums tai, pažiūrėjau, yra gal tas, kad jokinga, kad mus kartais atpažįsta. Tai vienas berniukas ten iš Šiaulius atvažiavom, kad mūsų Marku pamatytų 12 km dviračių važiavo, nes jam mama pasakė, kad mes ten turgui vaikštam. O kai kurie žmonės iš vis neįsivaizduoja, kas mes tokie esam. Tai buvo situacija, aš padėjau Rapolui čia skečus Angritoj prieš porą savaičių nešiot. Ir aš tas skėčius ten tampau, tas plytas nešioju, dėliojom mes visi kartu. Ir tiesiog kažkokia mergina jo pro šalį pamatė mane prie, sako, atsiprašau, galiu nusifotografuoti. Ir aš dabar dirbu. Aš skėčius nešioju, mes nusifotkinom. Ir po to kažkoks kitas biščiukas čia malės, kuris akivaizdžiai nežinojo, kas sako, kas čia buvo. Kodėl čia jinai paprašė? Kodėl tu su grūšiku fotkinės kažkokį? Ne, sako, what the fuck, jisai taip plytas nešiojo, tai galima nusifotografuoti. Kas čia vyksta, bet manau, tau tai jau šito nebėra, jau visi plius minus pamato pažįstamą veidą. Jo, bet šiandien, pavyzdžiui, buvo, aš ten valgau ten kaviniai pusryčius ir sėdžiu taip ir aš galvojau, ten sėdė kažkokia porelė Suomiai, žinai kaip. Ir aš taip sėdžiu ir jie atsistoja ir pro mane eina ir sako, labą dieną, galima? Ir aš taip galvojau, oi, fotkintis, jo, čia, žinai, galima. Stoja, sako, galima patraukti kėdę ir mes nepraeinam. Prasiplojam, iš pasigėlė, man irgi. O yra kokių atvejų buvę, kai
pavyzdžiui, geriau norėtum būti, kad nežinomas vis dėlto veidas. Ar kurie tave atpažinę kažkur? Kad sėdėjai ir galvoji, blema, kaip dabar man nepatinka, kad jie supranta, kas aš esu. Ne, kažkaip dar nepapuoliu tokia situacija ir kad... Tiesiog neprisiminėjau šitų situacijų. Gali būti, kad... Gali būti, nes ir atmintis gal būna blokuoja kažkaip. Bent jau man, tavo neveikia taip smegenis, įdomu, man ar kitų žmonių. Mano kažkaip smegenis automatiškai pratrina gal tokius nelabai gerus prisiminimus. Ir man kartais kiti žmonės primena, kad kažkas atsitiko, aš toks ką, tai vos ne pirmą kartą girdžiu. Ir tada kažkaip bet aš labai mėgstu būti nežinomas. Tiesiog dėl to tu keliauji, kai tu keliauji, tu iškeliauji ir man labai patinka pasibandyti apie save, kas tu esi. Nes man, pavyzdžiui, Prancūzijoje kapinės nieks gėlių nedovanoja, ar ne, aš turiu pirkti. Ir šiaip nėra, nes tu galvoji, ar žmonės tikrai čia yra tokie mėly, ar jie tau mėlesni. Taip. Ar tave, žinai, Santariškėse gydo iš karto, žinai, kažkaip sakai, sveikatos sistema pati geriausia Lietuvoje. Jo, gali iliuzija tokia susikūrė aplink. Jo, nes tau, jeigu tau reikia ten, žinai, reabilitacijos, tau kitą dieną sėdi pušynė, tai žinai, tiesiog. Ir tada tau faina, bet tu grįžti į oro uostą ir tu vėl prisimeni, kas tu esi. Nes kai jau ateina tokia ranka ir sako, tai kur keliavom? Ir tu prisimeni, kad esi kažkoks Giedrius, ten Giedriukas, bet man labai patinka būti, nepažinti. Bet tai reiškia, turėtum pavargti tada nuo to, kad esi žinomas. Jo, bet aš labai būnu mažai viešai. Žinai, kaip aš būnu namie ir darbe. Ir viskas. Ir tik tai tiek, kiek pasirodo, aš paskui dingsiu. O kurio savo darbo segmentų labiausiai mėgojasi? Kurio savo darbo segmentų labiausiai mėgojasi? Vaidyba būtent teatre ar filmuose prieš kameras? Kuri būtent vieta tau kelia daugiausiai laimės? Kur geriausiai dirbti? Jo, laimės kelia daugiausiai teatras. Tikrai, ir jeigu reikėtų pasirinkti vieną, aš liktų teatras, nes ten ir pradėjau, ir ten yra įdomiausia. Ir ten yra vienas geriausių dalykų, simboliška, nekrošius. Aš gal pasikartosiu, aš sakau visą laiką, kad teatras yra kaip jautina, geras steikas, jį reikia gerai paruošti, ar ne? Ir jis yra kaip su krauju, ir jis yra sunkiai kandamas. Žinai kaip? Kinas yra kaip žuvis, retai brangu. Televizija yra kaip vištiena. Su anabolikais, su antibiotikais ir dažnai, žinai kaip. Bet televizija yra pinigai, tik tai pinigai, tai yra pinigai, tai kad aš galiu uždirbti pinigų ir tada laisvai dirbti teatre, pasirinkdamas, kad tą dirbti, tą nedirbti ir galima dirbti su studentais ir kai studentai tavęs prašo, sako, ar galėtume ten 1,5 mėnesio repetuoti už 500 eurų, sakau, taip aš galiu, todėl kad aš uždirbu ten kitur. Ir tai man didesnė suteikia, televizija man iš tikrųjų suteikia laisvę dirbti teatre. Nedirbti etate, kur tu visą laiką nenori, kad tave užimtų ir tu galvoji, kad tik manęs nepaimtų ir aš nedirbčiau. Tai va, bet mylimiausias yra teatras tiesiog, nes pats teatras ne spektaklis, ne premjera. Pats teatras yra procesas. Pats įdomiausias. 2 mėnesius tu dirbi su gera medžiaga. Tu imi Šekspyrą, tu imi Moljerą, tu imi Čechovą, tu imi ir tu jį analizuoji. Tu šneki su labai įdomiais žmonėm, įdomiais. Oskaras Koršunovas man teko garbė, ne tai kad garbė, man laimė didelė, 15 metų. Šiaip jisai yra įdomus žmogus, visokių buvo dalykų, bet kaip režisierius yra vienas talentingiausių iš vis pasaulyje. Šiaip pasaulyje lietuvių teatras chebra buvo tikrai, mes kaip žinom, Nekrošius, Tuminas, Tuminas paskui, tai bet... Prisibazarino. Koršunovas laukdavo visas pasaulis, chebra, visi kviesdavo 2 metus į priekį festivalį. Ir tu tikrai gerai jausdavomės, vaidindamas didžiausiose, tu Romai vaidini didžiausios scenai. Aš esu suvaidinęs pačiam garsiausiam festivaliui. Jūs angliškai kalbėdavo? Visas kalbas mokindavom, kiniečių, Singapūrą, ne, aišku, lietuviškai. Nes tai eidavo titrai. Su subtitrais. Eidavo su titrai ir vis. Kaip kiną žiūri. O kur jie subtitrai buvo šioje ekranai? Yra, tu ką? Markas nebuvęs, tai šiaip ir operoje. Nes Rusijoje niekada subtitrų nebuvo, nes jie dar neturėjo tų mašinų subtitrų. Tai ten durniausia buvo, kad... Ten ta gestų vertė. Versdavo žmogus. Ne, Rusijoje buvo kažkam duoti pinigai, paimtas mašinas, bet jos taip nedaidavo iki teatro. Jau čia tiesiog kažkur vienu metu prapuldavo tas pinigas. Net buvo parašytas. Bet... Rusijoje būdavo tai, kad žmogus versdavo. Ką tu šneki lietuviškai, jisai rusiškai. Ir durniausia, kad tu jį girdėdavai. Girdi, kaip jisai budelį šneka ir jisai dar emocingiau už tave ir dar garsiau šneka. Nes rusai vis tiek padaro. Nes jeigu tu sakai Džiulietai, Džiulieta, aš tave myliu, o jisai sako, Džiulieta, ja tebe liubliu. Žinai kaip, seniai ne taip, aš dar ne taip myliu. Gerai, o sakai, kad mėgavys, kad dirbai su Oskaru ir taip toliau ir kad procesas tau labiausiai patikdavo, bet ar yra buvo taip, kad sutinki dirbti pas kažkokį režisierių, kažkokį projektą stato savaitę, 2-3 ir pradėjai jaus galvoti, kad blėt, gal nereikėjo sutikti, gal nesimėgauju, gal blogai ir ką, ir vis tiek atsiduodi pilnai ir padarai tą projektą, ar ateini pasakai, kad aš noriu pasitraukti. Seniau padarydavau, dabar nebedaryčiau.
Dabar pasakyčiau viskas. Top mes nesuseinam ir visą šį. Žinai, kaip seniau ir knygas skaitydavau, kurios nepatikdavo. Iki galo reikia. Dabar jeigu nepatinka viskas, aš nebeturiu laiko. Taupai laiką, ne? Hebra, aš nebeturiu laiko ten klausytis muzikos, jeigu tam man nepatinka. Gerai, bet kaip tada yra padarydavai? Bet tai kai aktorius turi labai stipriai išjausti savo rolę ir jeigu tu netiki ją pilnai, netiki iš to spektaklio sėkmė kažkokia, tai tu tada dvigubai dirbi. Tu realiai turi dvigubai daugiau energijos įdėti. Pavyzdžiui, kai man yra komedijų, kai aš savo programą atlikinėjau jau ten labai daug kartų ir man pačiam tie mano juokeliai ant scenos yra visiškai nebejokingi. Aš jais nebetikiu, man jie nebetikia nei pačiam juokingumo kažkokio ir tada aš dirbu dvigubai, nes aš turiu žmonėm išdeliverinti kuo stipriau tą pačią emociją, kur aš pats nebetikiu. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, netiki kažkokiu irgi spektakliu, kaip tau jaučiasi? Aš dabar prisimenu apie komikus anekdotą. Žinote, kur buvo baisiausias, kur vienas komikas dulkina kitą ir po 20 minučių sako, žinai, jau daros nebejuokinga. Taip aš klaidavau. Kažką panašaus su Viktoru suturėjęs. Jo, bet žinai, kad svarbiausia yra teatre, žinai kaip, juokinga, nebejuokinga, svarbiausia yra žmonės. Žinai kaip, jeigu mes nesutinkam po 2 savaičių ir mes nebesutiksim. Jeigu mano raketos skrenda iki tavo planetos ir nedaskrenda ir nukrenta, viskas. O jeigu tavo planeta tolsta nuo mano raketų, žinai kaip, mes nesusijungiam. Viskas. Taip. Tada tu baigi. Ir jisai suprasti turi. Čia vis dar apie tos komikus, palaukit. Ne. Čia nebe. Nes aš išgirdau, sako, tada baigiai. Galvoju, dar tą patį, tas pats anekdotas. Tai svarbiausia yra žmonės. Man visur yra svarbiausia žmonės. Tiesiog. Tu visą laiką, sako, žinai kaip, tau gali būti didžiausi pinigai, ar ne, ten visą šitą, bet saky žmonės, tu žinai, kad su jais dirbti, ar ne? Tai sakysi, ne. Tiesiog. Nes tau nieko neišeis. Tu gali blogiausią pjesę paimti su geriausia chebra, padaryti stebuklą. Gali geriausią pjesę paimti Šekspyro su bloga chebra ir tu sušyksi visą Šekspyrą. Nes Šekspyras jau šiaip buvo padaręs 80% už tave darbo. Bet tu dar 20% reiškia, jums niekaip neišeis. Tai yra kaip chebra. Tau su Benu ar ne, tai ir yra. Tas ir gaunasi. O dar šiek tiek grįžtant irgi, manau, kad į temą, kas liečiant tos ir finansinius dalykus. Aš manau, kad kiekvienam, kas užsiema kažko panašių, nebūtinai aktorius ar komikas, bet visi performeriai, jie atsimušam dažnai tokį dalyką. Ar mes darom dėl komercijos, komerciškai, ar mes darom iš idėjos, ir pats minėjai, kad kartais, kažkokią sąskaitą turi sutaupyti. Kaip sekasi ieškoti tos ribos ir ar daug atsisakai, pavyzdžiui, pasiūlymų, kurie prasilenkia ten savo vertybėm ar kažko? Taip, atsisakau, pavyzdžiui, dabar filmo vieno atsisakiau ir režisierius paskui suprato, sako, jo, ne tavo, žinai kaip. Bet galvoju, gal paimsim? Na, žinai. Dėl veido. Bet Giedriuką visi mėgsta, Giedriuką vanysim. Čia tas pats, kai žinai, dabar Garfieldą garsinau. Stonkus garsinau. Ja, Stonkus. Ir o man atvažiavo, sako, galite garsinti. Aš jį garsinau gal per valandą vieną šuniuką, kuris pasakė, girdžiu reklamą. Garfieldas. Mantas Stonkus ir Giedrius Savickas. Galvokit šikti. Apgavo tiesiog, žinai kaip. Pasinaudojo vardu tavo tiesiog. Jo, bet yra tas dalykas, žinai, kaip, pavyzdžiui, atsisakau, dabar iš vis labai daug darbų atsisakiau vasarą, nes aš tiesiog noriu praleisti vasarą. Tai čia bus tavo pirma vasara po daug metų, kai tu realiai atleidai vadeles ir... Bet žinai, kaip, geras labai klausimas, bet, pavyzdžiui, teatre kas būdavo, ar ne? Tugi žinai, kad nebus kažkokių didelių pinigų, ar ne? Ir, pavyzdžiui, kaip pas Koršunovą, tu žinai, kad bus gastrolės viso šito, bet tu vis tiek darydavai ne dėl to. O darydavai, kad faina chebra ir gera medžiaga ir kad mums gautųsi. Bet mes žinodom, kad jau važiuosim, nes viskas yra užpirkta. Žinai, ir tu ne dėl to, kad buvo, dabar pinigai ir faina bus. Ne, tiesiog buvo faina daryti ir tiesiog, sakau, kai mūsų buvo komanda susibūrusi 15 metų, kai mes vienas kitą pažinom, tai žinai, tai yra žymiai lengviau. Tiesiog, aš sakau, žinai kaip, pasakotim, plaukiam per Atlanto vandenyną su jachta, ar ne? Kas yra sunkiausia? Buvo audra, 2 paras. Chebra, nieko tokio. Ten 8 metrai bangos daužo visą šitą, nieko tokio. Žinot, kas blogiausia buvo? Kai aš vairuodavau naktį, mano pamainoj hebrantas buvo, kuris klausėsi Kirkorovo. Tai yra sunkiausia per visą mėnesį Atlanto vandenyne. Ta prasme, savo norų klausės? Jisai, ne, susidėdavo, bet žinai, jo valanda muzikos, gerai. Jisai, jūs taip svičino, kad tu leidai biškį? Tai ką darai, žinai kaip, tu ką tu laivo, tu laivė esi, visas yra taisyklės kaip kalėjime. Ir jisai valandą leidžias Kirkorovo. Pizdiet, aš galvoju, tiesiog. Tegul audra, tu žinai, dar kas nors, žinai. Tegul plėšo būrės, tegul atsimušam į krantą, dar kas. Tegul kažkaip tą kolonėlę užlieja vanduo tiesiog greičiau ir viskas. Ne, tegul orka įeina, kad ta kolonėlė būtų ruonio, žinai, kaip aprengčiau ruonio. Orka praryja kolonėlės Kirkorovų viduje grojančią ir apsijėmė iš karto tiesiog pat. Bet tu įsivaizduok, vidury vandenyno, kur žvaigždynas, žinai, kaip visą šitą. Ten žuvis apačio mirė.
Ir jos pradėjo pūti, žinai. O šiaip tu esi toksai darbininkas ar vis tiek tinginys labiau? Nu visi žmonės yra, kurie linkia, kad jiems būtinai reikia dirbti. Aš labiau tinginys, nes talentingas esu. Nu, nelapys, taip yra. Tas tiesa. Gerai. Supranti, talentingi žmonės. Arba dirbi, arba turi talentą. Tai aišku, tu turi dirbti daug, kad jeigu neturi talentą. Nes šiaip aš paklausiu, nes man yra vienas įspūdingas dalykas Nidoj. Šiaip Nida yra unikali to, kad čia žmonės atvažiuoja atostogauti dažniausiai, bet nemaža dalis atvažiuoja, kas atvažiuoja dirbti. Ir yra toks, arba čia atostogauja, arba sunkiai dirbi iš esmės. Bet vis dėlto geriausiai Nidoj gyvena katė prie Maksimos. Ten yra katė prie Maksimos ir, aš antroji vietoje esu, kas Nidoj gyvena, nes aš nedirbu, aš čia važinėjau dviračiu, bet pirmoji vietoje vis tiek. Benas realiai, ką tu veikia, aš patruliuoju, sako. Jis patruliuoju. Aš sukau ratą Nidoj ir tiesiog tikrinu, bet iškart pastebėjau katę, nes ten yra katė, kuri ateina prie Maksimos durų, visai tuo pačiu laiku, tą pačią valandą vakare. Ir tiesiog kiekviena porelė, kur atsiranda mergina, perka tai katę į maistą. Ir kiekviena jaučiasi tarsi gelbėtų benamę katę, kai jinai jau yra net nubiški nutukus. Jinai yra peršerta, ir jos kailis blizga. Jinai taip gerai atrodo, jinai tokia kieta katė, tokia graži, ir jinai atsigula ten ir eina porelė ir jau kačiukas čia kažką paglosto ir jau išeina, bam, konservų numeta, bam, dešą numeta. Ir aš žiūriu ją, galvau, you son of the bitch. Aš žinau, ką tu čia darai, tu turi namus, tu gyveni namuose ir tu čia tiesiog ateini deserto. Bet juokingiausia, kaip kiekviena mergina matau iš jos, kaip jinai išdydžiai atneša ir padeda į tą maistą galvodama, kad gelbėja katę. Tai tiesiog norėjau apie šitą katę papasakoti. Gerai, tai žodžiu, aš tos katės... Nebeneškit į maistą, galima, užtenka, jei jau blogai yra, jau jos KMI per didelis. Aš nepameluosiu, Benai. Maksima ir yra kuršis. Aš valgau vieną kuršį, ten, kur yra, taip kampe, aš nežinau, dar yra, ten užsuki, ten tos mamos kotletus tam kuršį valgai. Ir ten žvirblių pilna būna. Ir aš ten batono pilna, ir patrūpini tiem žvirbliam. Ir aš tai patrūpinu vieną kartą, ir visi žvirbliai dingo. Aš galvoju, kur jį dingo? Hebra, nemeluoju, iš po kampo tvorelės išeina storas žvirblis, o toks. Į tą batoną, tuk. Gali būti, kad tas katinas yra praryjęs tą žvirblis. Jie tiesiog pasiskirs sezoną. Bet jie labai geras apie Nidą pastebėjimas, tikrai. Nidos katė tai gyvena šokolade. Bet labiausiai ko gaila, žinai kaip, man labiausiai gaila, kai aš kalbėdavau su vaikais, kurie gyvena Nidai, nes tu galvoji, vau, tu gyveni Nidai, kai tu faina. Senis sako, ne, vasarą aš visą pradirbu tiesiog. Tėvams. Taip, mama šlifuoja gintarą, aš pardavinėju. Ir jo svajonė po 10 klasių pakliūti į Klaipėdą. O aš vieną kartą Maksimui ir vienas verkė, vaikinas, jis verkė. Ir ta vedėja sako, dar kartą, niekada nepakliūsi į Akropolį, niekada. Seni. Man mama skaito, kad būsi blogas laikas, pragarė būsi kažkur, tiesiog kaip į rojų, kokį Akropolį pateksi. Pateksi Akropolį. Jo, viskas. Akropolio durys tavus uždarytos. Gerai, bet einam mes prie pirmos dalies uždarimo, visai čia laukia mūsų ilgas segmentas. Ne, čia neklausyk jo. Ne, turiu minėti, nes ta dalis truks ilgai, mes dabar čia analizuosime. Mes turim tavo padarę kvizą tokį su Benu. Jo, turim tokį padarę testuką, iš tikrųjų, gal netyčia kažkas buvo mūsų pasikalbėjimas su Katleriu, nes jie nebuvo viešinami filmuojami, bet mes darėm tą patį kvizą Katleriu, šiek tiek pakeitėm pagal tave, bet esmė, kad aišku, nelošim iš nieko. Bet gal, o doj nesakom, tipo, bausmės? Po to pasakom. Ne, pamatysim, mes ateisim ant scenos visi. Ar, gal tai galim ir taip, jo, žmonės supras iš ko. Jo, tikrai suprasit, paliekam. Pamatysit bausmę po to, bet tas, kas pralaimės, jo, bus pasikeitęs antroji daly. Jo, atrodys biškai kitaip. O kad laimėtum, reikia iš 10 klausimų atsakyti 5 arba daugiau. Ir tu turi dar 3 pagalbas. Nusprendėm prisiminti senus gerus laikus, tu turi skambutį draugui, turi salės pagalbą, gali iš tų, kas žino atsakymą, kreiptis juos ir susitarti, kokiom sąlygom jie tau jį pasako. Ir vieną klausimą gali pasigūglinti. Telefonu, pasižiūrėti, pasitikrinti. Ir gerai. Po vieną klausimą jo paskaitysim. Tai taip, ir aš tada pradedu. Pirmas klausimas yra toks. Kiek laiko praėjo tarp straipsnių, jo Karolina skiriasi su Remiu, Karolina Meskino? Ir kad Karolina draugauja su OG version. Žinom, kad specifiškai čia nežinosi, bet yra variantai, ne viskas taip blogai. Markai? 2 mėnesiai, 5 mėnesiai, 5 savaitės. Dažnai Karolina Meskino, yra Remis Retro, yra OG. Palauk, jie Liepa, man atrodo, Liepa. Ir tada buvo ten 5 mėnesiai, jo. Deja. Kiek? 2 mėnesiai.
Viskas greičiau šiais laikais, Gedriau. Ja, mes tik tokį nekartą esame, pas mus viskas vyksta labai greitai. Mes tik 7 sekundės dėmesį išlaikome. Tai pas mus 1 taškas dabar, ne? Jo, mes turim 1 tašką. Gerai. Kur susipažino Viktorija Sigel ir Danielius Bunkus? A variantas. Naktinėme klube Opium. B variantas. 1000 km lenktynėse Palangoje. C variantas. Mama apdovanojimų after party. Pabandyk pagalvoti. 1000 kilometrų. Nepasakinėkit, Bet čia tau užtvirti, ne? 1000 km. Mane šitie klausimai nuo mano atsakymų skiria 1000 kilometrų. Tikrai taip, mes žinom, bet dėl to įdomu. Taip, bet manai, kad 1000 km. Sveikinu, Gedriau. 1-1. 1-1. Taip. Paplojam. Gerai. Aš nežinau, už ką jūs ploja. Žinai Lauriną Sodaitį? Taip. Tai gerai, klausykis. Čia paskui, jisai po 1000 lenktynių. Kitas, jo. Kitas lenktynininkas. Jo, jisai perėmė po to tą... Pilotavo ten tą... Šitas visai neblogai lenktynėse pasirodė. Gerai, ir ten buvo tarp jų konfliktas Sigel su Sodaičiu, policija buvo atvažiavus, išvežė Sodaitį į policiją. Kai kyla visas tas... Kad jie ten kad vos nemušė ir panašiai. Ir buvo momentas, kad išėjo Sodaitis iš areštinės ir iš karto davė interviu visom žinių portalam. Ir jis buvo su labai gražia tokia striukė. Tai klausimas būtų toks, su kokio brando striukė iš areštinės išėjo Sodaitis? Tai Sigel parduotuvės. Ne, variantai. Canada Goose, North Face, Patagonija. Jie 3 pagalbos, galiu priminti. Ja, Gedriau, nepamirš pagalbų. Tai kam aš galiu paskambinti, kad šitą klausimą atsakytų? Sodaičiu. Sodaičiu. Skambinė, aš galim iš mano. Galim, jau, noriu Sodaičiui paskambinti. Palauk. Davai, paskambink, ant bairio, pažiūrėk. Būtų jokinga, jeigu ar jis žinos pats. Davai. Ir pasakė, turim renginį dabar. Davai, skambinam Sodaičiui. FaceTime skambink, kad matytų, parodyk, kad senus esam FaceTime daryk. Daryk su kamerytė. Tas tai visur nori įlys, blėt, ne man. Aš šiaip pasilgau, tai matomės labai. Gerai, labai. Nekelia bijo, jaučiu. Žiūrėk, pakelia Lastauskas prie Instagramo skambinus. Su visko veidas. Pasakysiu, kad esam protmušiai pas Robertą Petrauską. Ir čia yra klausimas finalinis. Nekelia, kaip tyčia, nekelia. Finalinis klausimas, kurį niekas negali atsakyti. Ne, tai areštinį gal. Kanada Goose, viskas. Spėjau. Teisingai. Senelė. Dabar bus jokinga, kai atsikambinės Sodaitis. Nes jis pas tave kontaktuose nuotrauką su Kanada Goose. Yra, ne? Galvau, prigavo. Bet teisingai, 2-1 laimim. 2-1, skaityk. Ką tu laimim? Tu laimim. Gerai, čia bus tiesiog... O bet tai yra bausmė, o prizas yra? Ką? O prizas? Prizas bus, jau. Gerai, bus. Nieko nebus. Honoraras bus prizas. Na, vaikeli. Gerai. Kokia yra legendinė Ramūno Rudoko frazė iš filmo Zero? A variantas. Tik nieko nekalbėk, aš tą gaidį pats užlengsiu. B variantas. Tylėk švabra, nes nuplosiu. C variantas. Tik nieko nesakyk, aš tą suką pats užmušiu. C. Teisingai. 3-1. Gerai. Ant kiek aš daug visko žinau, ko nereikia žinoti. Patikėk manim, čia va tame tas esmė ir yra šitą. Tikrai. Gerai, prieš kokius 7 metus, gal 5, Natalija Bunkė buvo su tokiu krepšininku Vilmantu Diliu. Atsimeni, Vilmantas Dilys būdavo toksai ganėtinai toksai... O ne tas orchidėjas padegė? Nu, blėt! Atsakymą pasakysi, kur iš karto... Klausimą atspėjo. Klausimą, blėt! Realiai, klausimas buvo, kokius augalus sudegino Vilmantas Dilys, blėt? Tam buvo pizdėt, tikrai. Blėt, aš dar sakau, nežinos, Giedrius, sakau, jis tokiu šūlų nesidomi, taip, sakau, keičiam klausimus. Seni, kaip tu neskaitysi antraštės, dega bizdis. Ir fotkiai konis, tiesiog stovi, blėt, prie laužatis stovės, degus kystą pina. Sako, suknelės, blėt, gėlės sudėtas. Gerai, praradai savo skaitimą. Davai. Atspėjo klausimą. Gerai. Kokio alkoholio butelį šalia kyšio gavo Masiulis? Eligijus Masiulis. Eligijus Masiulis. A. Konjako. B. Dūminio viskio. C. Degtinės. Prieš 100 eurų kokia bonkė buvo pridėta? Paskolai Nidai, kaip taip tarp kitko.
Paksas Brandė, ne? Ten buvo. Taip įsigilinęs. Aš to primenu, yra 3 pagalbos. Gali paguglinti, pavyzdžiui. Kas yra? 3 pagalbos. Salės pagalba. Galima Gerai, salės pagalba. Yra kas nors žinot, kas žinot. Prašau. Vodka, ne? Nesusidarėt sąlygų. Tu, blėt, taip galiauji tiesiog. Kokių sąlygų viskas pasakysiu gerai. Gerai, taip, atidavė lengvai. Gali varyk namo, Gerai, ačiū labai. Degtinė. Nu, teisingai, blėt. Iš kur tu žinai? Kur tu buvai? Ko tu buvai? Iš kur žinai, sako, buvau. Jisai buvo... Aš buvau tas butelis. Toj mašinai. Jis buvo toj mašinai, kur perdavė. Aš tai taksioras tuo metu buvau, ją vairavau. Jis buvo butelį, kai seniau vestuvėse. Žinau, darydavo šampano butelį, nuotraukas. Tai koks, 4-1 rezultatas? 4-1, jo. Na, tai senelė. Triuškinau. Aš jau man jau nervina. Nelamatinga man ta bausmė. Gerai. Nu. Kokios markės automobilį vairavo Girtas Tonkus? Suzuki, Subaru. Net Gidriukas žino dalykus. Gerai, 5-1, sveikinu, jau laimėjai, bet einam toliau. Dar 2 pagalbos. Dar gali būti lygius. Dar 2 pagalbos. Tada galvosim, 2 klausimus. Koks buvo berniuko, kuriam Remigijus Viršila piso į galvą steidžiniai? Ne, bet negarsiai pasakai žodžių. Atsimeni, buvo toksai į kontaktą. Aš jį garsiu. Čia buvo, yra toksai, nu, kas yra? Blet, bibi žinau, Remigijus Viršila, toks yra... Veikėjas, personažas. Kačiokas, toks tipo interneto persona, jis vienam berniukui ringė trenkė pliuchą per veidą. Prieš metus laiko, neatsimeni? Ką tu žinai, ką? Ką tu darysi? Sakė, Fortnite'ą žaidė. Fortnite'ą žaidai? Žinai tą bičiuką, ne? Su berniuku to? Ja, su berniuku. Tu žinai atsakymą, ne? Bet su to daužtu? Bet tu nebeturi salės pagalbos. Ši. Jo, tu, blet, įliek. Jo, su to daužtu. Žiūrėk, Remigijus Viršila... Pasakyk savo telefoną. Nesakyk. Atėjo toksai, jis ir muzikantas, ir kultūristas, ir boksininkas, laikrodžių pardavėjas. Jisai vieno renginio metu, jaunas reperis, repavo stumdamas ant jo. Disino vadinant, stumė jo, kažką turi Remigijų, tu lopas ir taip toliau. Ir atėjo Remigijus ir tam 17-mečių berniukui tiesiog, būdamas kačiokas, boksininkas, dėjo rimtą žuvį per galvą. Ir tas berniukas... Kokią žuvį dėjo? Ešerį, karšį? Karšį. Klausimas. Rūkytą karšį. Jo, ir jisai trenkė tam berniukui galvą. Tai klausimas yra, koks buvo to berniuko sceninis vardas, kaip reperio. Nu gerai. Sakyk, Tai variantai. A variantas - Tigras Tomas. B variantas - Kobra Mantas. C variantas - Žaltys Žilvis. Nežiūrėk į vaiką, nu... Ką, baigėsi realiumai visi, ką? Visi ketumai baigęs, ne? Čia tau ne Suzuki. Ko tu tyli dabar? Dar tu turi 2, Google turi ir skambutį. Kobramantas. Iš kur tu žinai? What the fuck, man? Iš kur tu žinai? Kaip, da? Iš kur tu žinai? Jaučiu, tu netyčia nusintė jam klausimą. Ne, nusiučiam nieko. Duok man eilę. Kaip tu Fortnite vadinės? Sustiksim. Ir tu žaidai su Kobra Mantu Fortnite, ne? Pažai. Gerai. Koks objektas buvo viena iš komikų Dominiko Klajumo ir Manto Bartuševičiaus konflikto priežasčių? Mikrofono stovas, kėdė, mergina. Markai, čia tu klausimus galvoji, ne? Tai koks objektas buvo konflikto priežastis? Variantas mergina. Tai ką? Matas, kad tu klausimus nedavai. Nu, tai kaip pasirašyti daiktas? Du žodžiu, žiūrėk, 2 komikai susipyko. Taip. Turėjo konfliktą. Ir vienas iš tų išvardintų objektų buvo susijęs su to konfliktu. Tai yra, kaip dar kartą pasakyti? Mikrofono stovas, kėdė, mergina. Kuris iš jų buvo... Nu tai jūs galite... Ne, žinau. Tai jam pasako jau. Jo. Jūs gal turite... Pagalba? Jo, duok telefoną pasime kreditų, ne. Išsikėlimo nėra sąskaita? Paguglinsiu jo. O žiūrėkit, Sodaitis skambina, palaukit. Tikrai? Ja. O, davai. Labas, Laurinai. Sveikas, klausyk, mane pusė Nidos jau rašo man, kad pakelčiau. Tai, žiūrėk, tu negalėjai įjungti video, ne? Aš galiu, bet to paksė. Nu, parodyk, blėt. Mes... Ai, tamsoji, ne? Mes to irgi jungsim, va, žiūrėk. Pasisveikinkit su Sadaičiu. Va, ir Giedrius tau turi klausimą vieną. Paklausio. Žiūrėk, Dominikas Klajumas, Bartuševičius. Dominikas Klajumas su Bartuševičium susipyko dėl ko? Mikrofono stovo? Kėdės ar merginos? Kėdės ar merginos?
čia geras. Jo, nes jeigu tu atsakysi šitą klausimą, aš tau atsakysiu, su kokia striukė tu buvai. Gerai. Stovo. Mikrofono stovas. Gerai, mikrofono stovas. Neteisingai. Ne, tai tu buvai su striukė tūta buvai. Ne, žodžiu, nes mes darom kvizą ir čia buvo klausimas, darom apie šou biznio visokius skandalus kvizą. Ir buvo klausimas, su kokios striukės areštinės tu išėjai. Paklausim, žiūrėk, Laurinai, paklausim, greitai, dar netrukdysim, jo. Nes jis tada šokas. Su kokia striukė išėjai iš areštinės? Dar kartą pasakyk. Su Canada Goose. Prisimena, daug neturi striukų. Gerai. Ačiū tau, Laurinai. Ačiū, Laurinai. Iki. Susiskambinsim. Davai, čiau, iki, Laurinai. Kam dar paskambinti? Smagiai skambinėti. Gerai, paskaityk paskutinį klausimą ir eisim per traukėlę, aptarėsim. Žinai, kai Canada Goose buvo, tai su Canada Goose. Canada Goose. Su kita nebūtų pasakė. Nu, su tūta jaučiu nesakyti. Gerai, paskutinis klausimas. Kiek yra rezultatas? 8-1. Tiesiog tu laimėjau, mes jau dabar gynėm. Ne, neviskčiasi, bet paskutinis, įdomu, ar žinos ar ne. Kiek pinigų, pasak žiniasklaidos, Ačas, Remigijus Ačas, galimai siūlė paaugliui 50 eurų. Ne, tu dabar klausimą, gerai. Kiek pinigų, pasak žiniasklaidos, Ačas galimai siūlė paaugliui už tai, kad galėtų numasturbuoti jo penį iki spermos išsiliejimo? A variantas 250 eurų, B variantas 100 eurų, C variantas 1000 eurų. 2 pem, štuka. Arba 100. 100? Baigtų. Ačiū, tikrai yra skupas. Baigtų. Nu, ble, 100. 100. Išmastė net ir šitą. 100. Teisingas atsakymas. 100 eurų. Gerai, pirma dalis baigės ties tuo, pailsim, pasisiojom. Pala. Bet geras, aš gyvenime esu tik 2 straipsnius skaitęs apie degiančias orchidėjas ir apie Ačio siūlymą. Ir pataikė čia. Tai nepataikėm su klausimais, kaip pridurkai antroji dalis sėdėsim. Jo, tai to grįžtam, mes 20 minučių per rūkėlę pasisiojom, atsigeriam ir to grįšim. Ačiū jums labai už pirmą dalį. Nesuprantu, iš kur tipo Giedrius galėjo žinoti tas atsakymas, iš man nesuvokiam. O tai jeigu Giedrius būtų pralošęs, būtumėt dažiai? Taip, jis būtų panda, dabar mes pandas. Mes pandas dabar. Ir dar aš lengvinau testą, man va šitas labiausias. Lengvinau testas, Giedriui, kad būtų. Ir lengvinau. Nu bent jau. Žodžiu, visų pirma noriu padėkoti Švyturiui už baterį, atsigaivinimą, energiją. Ramė, tas sultis žiauri. 25% sultis, 25% ir čia taip visą protą. Šiaip realiai 25%, belia kaip. Smagu, kad Giedrius žinojo atsakymą. Nesmagu, apšekas, kas čia smagu? Nu dabar labai smagu. Aš tau smagu, bre. Man nepatinka šitie bispridėlai. Bet yra čia anekdotas, yra taip pat. Kai ateina bičiukas su 2 fanarais į barą ir jį pamato kitas, tai va sako, ką tu mušeis? Ne, sako, mama pandana. Biškai dabar atsimeru. Bet aplink akis labai gal nedarau. Nieko nesakysiu, bet Markas su tom idėjom tikrų užsipisa. Aš dabar tiesiog grįžą pandą. Seniai iki pat ryto turėsi, tik namuose gali nusiplauti. Pavistų, blėt, kur kas čia sugalvota, kad aš, blėt. Namie gulėsim, negalėsim nusiplauti, blėt. Nes Markas neleita, blėt. Aš tau paskambinsiu per FaceTime 6 ryto, blėt, dar atsilieptum kaip pandą. Netidaroma, telefonas veido dabar, blėt. Nepažįstama. Užpisa, blėt. Prasirūpius pandu. Aš laimėjau. Ne tas žodis laimėjai. Nu tai žodžiu grįžtam, ačiū visiems, kad palaukėt. Čia mano kolega Panda Benas, aš Panda Markas. Dabar trūkstas į Kobra man ant scenos dar ir būtų pilna komanda. Tai gerai, mes dabar 2 pandas, kalbinsim toliau Giedrių. Iš pandų pusės jau labiau. Nekalbam apie tai. Aš eilinį kartą moros neįdėjau nuorodos, ne slaido. O pavyko užduoti klausimus, ar tiesiog neišėjo niekaip? Pavyko, atsidarys slaidą man. Gerai, tada Benai, tu padaryk savo dalykus, aš padarau savo. Kokius man daryti? O atsineši, vot. Man sakėm, buvau su bičiuliu susitikęs ir jo senelis buvo. Ir sakėm, kad kalbėsim Giedrių Savicką. Sako, tai Viniuko įdės ir davė tokiam butelį naminio vyno. Tai,
Dėl senelio, tai man draugas labai norėjo, sakė, Nu taip, jisai svarbus žmogui tam. Pagal viską šiaip aš laimėjau. Tai... Nu jo, tai gersi mūsų kraują. Aš dabar jaučiuosi kaip per kalėdas, kad jūsų tėvai padarė kaukės, o mano nepadarė. Arba kad tu prisimeni 10 val. Kitą dieną, kad reikia. Reikia padaryti ir pagalvojau. Kad karnaval, Markai, ir tau viniuko, tu gali. Oi, man reikia būtinai. Čia naminis vynas, tikėkime gardus. Kvepia tai gerai šiaip. Neblogai. Dar vieną šiaip istoriją, tokią norėjau papasakoti, prisiminiau vakar, labai jokingas man dalykas atsitiko. Prie Mario pasistačiau dviratį tenais, kur uostas, ten, kur švartuojas jachtas, pasistačiau dviratį ir vaikšto tokia vokiečių turistų porelė. Ir vienas vokietis priėjo prie mano dviračio ir pradėjo taip žiūrėti jį. Kviečia žmoną tenais, žmona prieina ir abu žiūri tą dviratį. Ir aš galvoju, net nesuprantu kodėl, tai klaus, kodėl jie prie mano dviračio ir ten toks su fotoaparatu pasikabinęs, jis ten jau fotkina tą dviratį. Galvoju, va. Čia vokiečiai? Vokiečių para. Ai, tai dviratis vokietis iš Vokietijos. Ai, kad jo dviratis gal ten. Vokietis iš Vokietijos. Gal ten jo dviratis. Ne, bet Giedriu dar paprašė garsitas mikrofoną laikyti, taip kaip mes Gerai, arčiau. Taip, tai va. Taip, prispausk. Ir aš tiesiog stebiu toliau ir tada pradėjau taip padangą mano dviračio glostyti. Ir glosto mano dviračio padangą ir aš taip nesuprantu, kas čia dedas, tai jisai padangą taip su fotoaparatu ten pradėjo fotkinti. Ir aš net neklausiau, kas atsitiko, tai grįžtau ir matė kiti irgi, bičiukai, mes atsisėdom į jachtą, pasėdėti tiesiog, niekur neplaukiam, tiesiog žiūrėjom fulę jachtai. Ir žiūrim, aš jiems papasakau šitą istoriją, sako, jo, mačiau, taip, ir mes pradėjom galvoti, kas čia galėjo būti per situaciją, kodėl taip atsitiko, kodėl vokietis, garbingo amžiaus, pensinio amžiaus, mano dviračio padangą glosto ir fotkina ją. Ir kaip jums atrodo, kokia galėtų būti situacija, nes mes manau, kad išmąstėm tą variantą, kuris yra vienintelis realus variantas šio atžvilgiu. Jūs turit minčių? Giedriau. Padangų fetiškas, esu girdėjęs, yra pas žmonės toks. Nu, tu neatsakinėk, Giedriau. Nu, aš turėjau visus klausimus atsakymų, bet iš šitą neturiu. Tu dar sakei, kad visi ruošės, kodėl taip galėjo būti. Mes išmąstėm, aš manau, kad mes išmąstėm ir aš manau, kad mūsų atsakymas yra teisingas. Aš esu tikras, mano padangos yra Continental. Continental, tai yra vokiečių legenda, nu, tipo įmonė. Ir aš manau, kad jis tiesiog dirbo Continentalį. Ir jis pamatė tas padangas Continental, jos yra gal tokios nestandartinės dviračių šiek tiek, gal retai būna dviračio, net nežinau, ar dažnai matot dviračio tokias padangas. Ir aš tiesiog nuoširdžiai manau, kad jisai atidirbo ten Hanoverį, kokioj Continental gamykloje, tipo atbuvo, tipo, ir visą laiką dirbo, išėjo į pensiją. Ir atvažiavo į Nidą ir mato, va, ten dviratis, taip prie Mario gražiai paparkuotas, jo padangytėm Continental. Gal net jis tą projektą buvo atsakingas, gal jisai buvo jo mintis, kad reikia paleisti dviračių padangas. Ir jis dabar pamatė, ir jis taip, tikrai labai taip nuoširdžiai glostė, taip ir fotkino ten žiūrėjo. O tuomet tiesiog taip stovėjai šalia, atsistojai. Aš realiai, visiškai taip ir buvo, ir aš žiūriu, ir aš nežinau. Tu neklausai jo, kodėl jis taip neišdrįsau. Tu matai, kad žmogus dabar mėgaujas, nenorėjai trukdyti. Sen, aš iš pradžių galvojau apie tavo variantą, kad čia fetišas. Ir tada taip būtų labai keista, jeigu aš klausčiau. Bet jis galinė ir priekinė? Priekinė. Ai, tai viską keičia tada. Nu, gerai, tada žinai variantų. Bet jis net žmonai rodė, man tokia situacija, aš tik neįsivaizduoju, tipo, bet manau, kad čia realus variantas, ne? Kaip atrodo tau, Markai? Nu, aš manau, kad jo, bet reikėjo tiesiog paklausti, ble, žmogus šalia stovėjo, gali tiesiog. Kartais yra geriau dalykų nežinoti ir tiesiog tikėti kažko. Gerai, šiaip tikrai gavome visai įdomių klausimų. Yra klausimų? Jo. Pradedam nuo klausimų. Čia net ir laikina žmonės klausimus, užsikūrėt kažkaip. Gal čia dar kažkas dar... Nu, gal čia dar mergas susiras per tuos klausimus. Gerai, klausė Deividas. Giedriau, jei turėtum galimybę gyventi bet kuriame lietuviškame filme arba seriale, kaip pagrindinis veikėjas, kurį filmą arba serialą pasirinktum ir kodėl? Atsimink, jaučiu, kuriuos vaidinai ir kuriuos personažuose jauteis geriausiai. Ne, tai tam Kovaldė man buvo, nu, žinai, man buvo tikrai neblogai sąlygos. Nes aš atsimenu, 2008 metai aš ateidavau, pasibučiuodavau su Jurgita Jurkutėmis Lietuva ir dar gaudavau 400 pemlytų. Viskas, seniai. Tai buvo... Nu, čia nebėra diskusijų, man atrodo. Kodėl? Užpisamės, blėt, toliau po turgus gastroliuojam, blėt. Su Jurkutė pasibučiuoti ir babkių gaudau už tai.
Gerai, kokį, čia labai jau toks paprastas. Rinktumės Kovaldą tikrai? Kaip? Kovaldas būtų. Su tokiu vardu vis tiek gyventum. Ne, čia klausimas, manau, kad kuris personažas buvo toks. Žinai, dabar gal norėčiau gauti Santa Barbaros pasiūlymą ir kad supranti, kad iki gyvenimo galo tavo viskas yra sutvarkyta. Nes tiesiog 30 sezonų. Nes, 40 000 serijų. Ir viskas. Kiek? Santa Barbaros ar kas, ten buvo apie... Daug labai. Tiesiog. Vienamūnė gerai. Dar yra tas vokiečių meilė, su kurie kažkaip... Nes jeigu aš numirčiau, jie ten pasako, kitoj serija vietoj Kovaldo vaidins aktorius nebe Giedrius Savickas, o kitas vaidina. Ir viskas, ir toliau tęsiasi ta istorija. Tai ir tavo galėtų tęstis, tai po dinastiją būti. Gerai. Paprastas filosofinis, ganėtinai simple. Kokį vieną patarimą pasakytum savo, kai būtų 25 metų savo? Jeigu reikėtų pasakyti vieną patarimą. Ne, kai 25 aš geriau neduok jokių patarimų, aš nieko negirdėčiau, aš būčiau kažkur miegočiau ir ten būčiau nieko neprisiminčiau. Bet jeigu aš sutikčiau save 17 metų, ką aš labiausiai prisimenu save 17 metų, nes 17 metų aš galvoju, į kokį laiką grįžčiau, tai 17 metų, kai yra neįtikėtina energija. Nu tikrai 17 kitų metų, kai tau žaizda gyja ant akių, tu įsižeidai ir tai užsitrauki. Kai atsimenu, pagirios būdavo 17 metų. Kur tu atsikeli ir sakai, aš daugiau niekada gyvenu. Ne, kodėl, viskas praėjo. Dabar tu kartuoji dabar 3 paras šitą, žinai kaip. Bet kokį patarimą duočiau, kad senelį nepergyvenk dėl tų dalykų, kurie atrodys tau labai baisus. Ir nebijok tų dalykų, nes tik tie dalykai bus tie tavo šuoliai, kurie tau padarys viską, kas bus geriau. Tai nebijau. O, tvarkingai, va. Paplojom, gražu. Gerai. Bet jeigu norėčiau, ar keisčiau, žinai, kažką, nieko nekeiščiau. Nes jeigu aš viską dariau dabar iki gyvenimo. Kur esi dabar, reiškia? Ir kur dabar esu. Jeigu sėdėtum su pandos veidu dabar, tai kitaip šnekėtum, keistum kai ką. Daugiau Delfi skaitytum. Ačiū Delfi už prenumeratą. O, gerai. Kokį vaidmenį buvo sunkiausia įkūnyti? Romeo ir Džiuljeta, iš tikrųjų, pats sunkiausias. O tu vienas abu įkūniai? Kaip? Ne, Romeo ir Džiuljeta tai vaidinau Romeo ir man buvo sunkiausia, aš ten pradėjau vaidinti 20 metų, aš nesupratau, kas yra meilė ir kaip. Tiesiog labai sunku buvo, ten Oskaras dažnai tokia, tiesiog atsakomybė didžiulė. Ir kai aš jau pradėjau suprasti tą vaidmenį, suprasti, kas yra meilė, kaip yra mylėti žmogų, tai man jau tada buvo 30, aš pražilau. Ir aš nebeužlipu į balkoną, viskas. Tiesiog aš sakyčiau, Džiuljeta, pati tu nulip, ką tai čia. Ir aš atsimenu... Susirarodai telefoną, tipo. Iš tikrųjų, mano Džiuljeta dabar irgi klausosi balkonę, kur mes čia gyvenam, tai yra mano žmona. Aš nematau per lietsargius, tai... Aš paskui vakarė užlipsiu. Kasą išmes? Nes... Aš tai noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad nesu panda šiandien mėgosiu. Kad grįž normalus Giedrius, nes mes su Benu iš to turėsim iki ryto laikyti makiažą. Gerai, kad neturiu nieko pas ką grįžti. Nes Romeo ir Džiuljeta, tai buvo, žinai, toksai Romeo ir aš atsimenu vieną kartą 30 metų jau vaidinu, aš jau pražylęs, aš labai anksti pražylau ir man nudažė plaukus. Su kažkokia kempinė ir ten, ar batų tepalas kažkoks. Markas gali papasakoti apie plaukus. Ir tiesiog viską nudažė man. Tokiais labai prastais dažais, aš užlipu į balkoną, visas suprakaitavęs, aš neku su Džiuljeta ir Džiuljetos akis va tokius. O man visas tas juodas va čia varba. Bėga. Visas bėga ir iš Romeo aš darausi Otelų. Gerai, šitas neblogas, toks amerikietiškas būna čia ir tik tokia trendas. Giedriau, kokio garsiausio, keisčiausio žmogaus kontakto turi telefone? Kam, pavyzdžiui, tokiam keiščiausiam galėtum paskambinti? Neliepsim skambinti? Nes skambinsim. Skambinam jau. Keiščiausiam jau su Sodaičiu šiandien. Bet ne iš tavo. Ir nėra kažką tokio keisto. Turi, pavyzdžiui, Rudoko numerį įsivedęs? Ne, neturiu. Gerai, tada... Kaip norėčiau Rudokai. Paklausk, kokia ta tikra frazė. Kokia frazė yra? Ne, kad nėra, va, buitinė technika. Nekelti, yra toks nekelti? Ne, bet žinau, kam įsivesti. Ne, nelabai iš turiu kažkokio, žinok, tikrai. Gerai, jaunimui labai įdomu yra kasekai. Yes ar no? Kas? Žolė, kasekai. Taip ar ne? Žolės? Ne, aš nerūkau žolės. Esi bandęs rūkyti? Aš labai norėčiau jo, aš bandęs. Aš atsimenu, Kaštonę kažkada parūkiau, man davė Laurinas Šarkinas. Tiesiog pridavė žmogus. Asmens kodas. Jo stumdo žolė, labai gera žolė. Tikrai Laurinas Šarkinas vienas geresnių barygų Lietuvoje. Ten jis tokį davė, kad, jisai tokį susukdavo kaip būgno pagaliukai, žinai? Patranka tokia vadinama. Jaunimas vadina Alkunidze. Jo, ir aš įtraukiau ir aš viskas, aš kaip žuvis. Mane švininė kaldra.
Čia kaip tos sunkios anklodės. Ir 4 ryto, žinai kaip, kieno sumuštinis. Kas su saliamiu? Gerai. Šiaip irgi viena fainas klausimas. Bet aš sakiau, jeigu aš sulauksiu 85 metų ir dar galėsiu, aš turėsiu pinigų, aš bandysiu visus narkotikus. Heroiną, kokainą, viską bandysiu. Tiesiog kiekvieną dieną. Kiek metų? Iš pensijos, nes jie vis pinga, kol tie narkotikai. Iš pensijos. Aš kai mačiau, kaip mano prosenelė 3 metus lovui tiesiog guli ir tiesiog laukia savo mirties, nes niekaip neina numirti į vargšiai. Tiesiog guli ir laukia pasto, jeigu aš tokios senelės nenoriu, buvau pagalvojęs, kad jeigu man bus 85 metai, matysiu, kad daraus kažkam stabdis kažkoks, tai tiesiog išsinuomosiu vilą į Bizui, 85 metų nuskrisiu, pamatysiu heroiną ir užmigsiu amžinų dievų. Ir kažkur oro uosto patikroju užsilenksiu. Tokia viską. Gerai, kuri tavo priklausomybė yra geriausia? Kuri mano priklausomybė? Visi esame šiam priklausomi. Pavyzdžiui, esu bulytėm free priklausomas, kiekvieną dieną valgau bulvės free. Kiti kavai, nekalbu apie kažkokius alkoholius ar sunkius narkotikus, bet kokia yra tavo tokia rutinos gyvenimo priklausomybė, kuri tau kelia pasimėgavimą? Žmona. ir iškart mirksidas. Girdi. Man ros Giedrius tiesiog sėdė taip ir galvoja, iki ko aš nusigyvenau, kad 2 pandos mane kalbino. Aš turėjau priklausomybę alkoholiui. Alkoholis man tikrai padarė didelį įspūdį gyvenime. Ir tai yra vienas gražiausių ir vienas baisiausių dalykų, kuriuos aš turėjau. Tikrai. Bet čia jau apie alkoholį, ne apie žmoną. Ne, čia... Okay. Aš kartais pasitiksinu, aš pametu kartais. Gerai. Aš pametu kartais mintį, taip, kad nebūtų netikslumo. Gerai, Brigita klausia, moteris klausia, bet ką šiuo metu gamini? Mes žinom, kad gameris esi visai neblogas. Dabar pabaigiau kempiniuką. Va, žvengia tas, kur Fortnite'ą žaidžia. Tu čia gamini, lochas. Pažaidžiu Spider-Man 2, bet, kada užvakar parsisiunčiau DLC Elden Ringo. Tai jau viskas. Tiesiog. Žinai? Elden Ringas, tai yra geriausias žaidimas pasaulyje. Tiesiog. Žinai Elden Ringą? Seniai, DLC dabar išėjo. Apie ką kalba, ką tu čia darai? Kodėl tu čia sėdi renginiuose kažkokiuose? Oi, čia neatsakinėk, bet man juokinga, žmogus savo paklausė, Giedriau, kokios priežastys lėmė, kad aš pasirinkau aktorystę? Tiesiog žmogus klausė, kodėl jisai pasirinkau. Kodėl tas žmogus pasirinkau? Tai koks vardas? Deivis su W parašė. Tiesiog. Deivis. Gerai, bet man būtų klausimas, apie Žilvitį kalbėjom. Ką labiausiai atsimeni Žilvyčio? Turi atsiminimą kažkokį? Aš viską atsimenu Žilvyčio. Aš kada vakarą nuvažiavau su dviračiu Žilvytį pasižiūrėti, aš kiekvienais metais ten važiuoju. Žilvytį galėčiau ten pasakoti tiesiog istoriją, nes 44 metus aš ten važiuoju. Aš 2 mėnesių tenai pradėjau dirbti. 2 mėnesių? Ne. Mano tėvai dirbo ir aš ten nuo 2 mėnesių pradėjau lakstyti ir kiekvienais metais augau. Tu 2 mėnesių lakstai? Gerai, Markai, nes... 2 mėnesių. Čia netardymas, ble. Tai, kad mano mama labiausiai gal prisimena pirmas įvykis, kuris įvyko stovyklai, tai 3 metų mane teta paliko šešėlyje, bet saulė pasisuko ir 3 valandas aš buvau ant saulės ir, aš jau numiriau ir mama nešė, purtė ir sako viskas, nebegyvas. Bet viena moteris sako, degtinės, kas turi degtinės? Tuo metu visi turėjo degtinės ir ant manęs išpylė 2 butelius ir mane ištrynė degtinė ir aš atsigavau. Ir nuo to laiko aš supratau, kaip reikia atsigauti. Dėl to. Paplojam, čia tikrai jau. Taip atsigaudinėja visi jau. Ir aš tiesiog turiu būti dėkingas jam, supranti, alkoholiui. Tai. Dabar supratau, dėl ko tu sakei, kad tau įspūdį padarė alkoholis. Bet vienas gražiausių dalykų, ką aš prisimenu, tai kad yra... Ten buvo mano pirmas vaidmuo, aš pirmą kartą suvaidinau savo vaidmenį stovyklą Žilvytis ir aš vaidinau laikrodį su gegute, aš buvau gegutė. Ir nes man buvo 3 metai, priejo... Žinai, šiaip ten gyvenime atsitiko tai, kad tai yra didelė dovana, kad aš galėjau bendrauti tenai visą savo vaikystę, visą paauglystę su tokiais žmonėm kaip Dainius Kazlauskas, Leonidas Donskis, ar ne? Jie visi buvo tie, kurie užaugino mane. Tiesiog tokie žmonės ir tu gyveni kiekvieną vasarą, aš važiuodavau tenai. Man tai būdavo kaip išsigelbėjimas nuo mano kiemo, kur toks Debreceno rajonas, kur kiti dalykai. Ir aš laukdavau to 9 mėnesius kaip šviesmečiai. Nors 10 km nuo mano namų yra, ten 15 iki tos vietos, bet tai buvo šviesmečiai. Nes tu atvažiuoji tenai ir žinai, kaip tarybų dar laikai buvo. O ten groja Beatlai, Led Zeppelinai, Pink Floydai. Leonidas sėdi su gitara ir visiems groja. Jisai 94-ais atveža tau kasetę su Pulp Fiction filmu. Ir jisai visiems pasakoja, tau 14 metų, kad atsirado pasaulyje toks Tarantino režisierius ir visiems tai pasakoja. Tokios paskaitos būdavo. Wow. Ir vienas gražiausių dalykų, ką aš supratau, kaip aš paskui bendrauju su vaikais ir koks turi būti aukšto lygio bendravimas, ko reikia siekti gyvenime, ar ne?
Reikia supratimo kiekviename etape, koks tu esi, jaunas, senas, visą šitą ir įsėsti į mano bliūdą ir suprasti. Žinai, kaip pats į tavo bliūdą įsėsti ir suprasti, kaip yra situacija. Aš vieną naktį lipu pas mergas. Iš stovykloj, lipu per langą, toks siauras langas, išvysti lipu ir taip durys atsidaro ir tokia šviesa. Ir stovi Leonidas Donskis, kaip dabar atsimenu. Ir jis sako, jūs, Romeo ir Džiulietos. Ir uždarė durys senį. Ir aš toliau lipu. Lipu sunkiai pas tas mergas, nuėjau, mergos miega, grįžau pro duris. Nes nebeįdomu. Ir taip atsitiko, kad mano pirmas jau toks didelis vaidmuo buvo Romeo ir Džiulieta. Ir Oskaras Koršunovas sako, mes šiandien turėsime konsultantą Romeo ir Džiulietos. Prašau užeiti, Leonidas Donskis. Ir tada mes darome Romeo ir Džiulietą jau profesionaliai. Tai buvo pirmas mano vaidmuo, aš gal parodysiu, tai buvo kaip Dainius Kazlauskas stovėdavo taip kaip laikrodis su rodiklėm, skydavo pum, 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 kai rodiklė susimuša, skydavo bam, o mane už rankų kojų mažiuką laikydavo 3 metų, čia iškiždavo, aš galvą iškiždavo ir skydavo kuku. Tai čia buvo mano pirmas vaidmuo, toksai. Ir po to viskas taip tęsiasi ir... Gerai, bet buvo jau momentas, kad lipai pas mergas. Man atrodo, mano paskutinis bus vaidmuo, irgi kuku. Bet jau net toks vaidmuo bus kitoks. Ne, nu, kai nuleidinės. Kai tave turės išnešti kaip gražulį visi. Ir tu toks kuku. Kuku vyrai. Gerai, o minėjai, kad pas mergas lipai. Tai paauglystį, pavyzdžiui, šiaip merginų atžvilgių drąsus vaikinas. Ne, labai, pats nedrasiausias. Gerai, turi kokią istoriją, kaip nesigavo pakabinti mergaitės, kaip susifeilinai, pavyzdžiui. Aš visą laiką sakau, Kebra, pats drąsiausias poilgis gyvenime yra nenuskristi į Marsą. Į Marsą ten paruošim, jūs tai dabar iškart nuskridinčiau į Marsą, bet šiaip ten tu gali perplaukti vandenynus, viską gali padaryti. Bet daug kas nežino, bet seniau mes kviesdavo merginą šokti. Ir nueiti merginą pakviesti šokti, kuri tau patinka, seniai tai yra pats drąsiausias poilgis pasaulyje. Būtent. 3 paras ruošiesi, 3 paras eini. Jis sakai, ne šiandien. Ir viską. O dar iš paskos dar 3 tokia. Tai ko tu neini, Bet patys irgi neina. Ir patys ir žiūri tenai. Ir tu prieini, žinai, tu prieini ir sakai, galima? O jis sako, negalima. Ir tavo ten... Man tai kita problema. Bet dar noriu ištraukti. Bet tai každa buvo momentas, kai prieėjai ir sutiko. Atsimint tokį momentą, kai atėjai, paėmiau. Buvo 17 metų, kad vienu metu 2 turėjau kažkaip jau. Prašau. Buvau sumaišęs vardus, tai vienas negražiausių dalykų. Tikrai, gavau karšį tą žuvį. Rūkytą karšį. Jo, bet aš labai nedrasus buvau. Man labai patikdavo, stebėti. Žinai, kaip mokyklai, įsimyli. Ir tu žinai, kad per didžiąją pertrauką... Ir matai, kaip su kitu čiūtą panadraugauti pradeda tiesiog. Ne, tas taip baisu. Bet tu, aš atsimenu, man padės žiūrėti. Tu žiūri, jinai praeina, žinai, kaip tu praeisi į pietus, tu pamatysi. Žinai, kaip tu visą laiką žiūrėdavai. Taip. Bet paskui, mėnesį pažiūri, tada kitą žiūri. Dabar kiti laikai, dabar mes tiesiog metam ugnelės, taip pat Instagram. Dabar tiesiog svaipinė, dabar čia vaikai. Bet man yra problema, aš galiu pakviesti šokiui, bet aš nemoku šokti, aš tiesiog tais priščiukais tada, va. Taip pat. Toks, va, tai čia yra man didesnė problema, kad aš nemoku šokti. Ne, bet lėta irgi nereikėtų. Atsimenat, kai lėta šokdavom, taigi lėta... O ne, lėta su merginom, ne. Pirmas dienas taip šoki ir paskui viskas artėja. Ir paskui viskas jau reikia išvažiuoti. Ir nepasilaižai. Iš Žilvičio. Gerai, baigęs klausimą? Bet geriausia meilė tai yra, žinai kokia? Kai per greitą dainą, tu vis tiek šoki lėtą. Va čia tai yra aukščiausias lygis. Kai tu merginai sakai, sako, ne, šokam lėtą. Viskas. Tu esi paėmė. Įsivaizduoti, Pedro. Ir Giedrius su lėtą. Pedro. Darūdė, Sam Storm grojo ir Giedrius. Gerai, tai tu Benai norėjai kažko klausimą. Ar aš nutraukiau to mintį? Ne, nenutraukiau. Aš tik sakau, norėjau pasakyti. Kaip tu mielai atrodai su makiažu? Net nekalbėkime, aš jau buvau pamiršęs. Pirmą matau Ryžą pandą, aš nesupratau. Ryžą pandą sėdi su mums. Čia bus naujas filmas, Giedrius Savickas įgarsins. Bet jūs, pavyzdžiui, galvojat, kad tikrai nesidažysit, ar ne? Dėl klausimų. Galvom, kad laimėsim. Tai mes tau lengvinom klausimus. Mes tau lengvinom. Ir tiesiog viską išbėrė. Viską išbėrė ir kai mus dažo, žvengia. Laimingas sėdi, rankas trina, sako, gerai, kad Delfi notificationus pasidaręs. Gerai, o čia mes padarėm tokią išdaigą, ne? O tu šiaip būdavai išdaigininkas. Pašnės Benas yra toks žmogus, kur tu negali jo tikėti nei vienu žodžiu, jis ieškos kaip kažkokį drugelį išdurti, kaip apgauti. Bet aš pasakau po to, nėra taip, kad aš piktybiškai tai daryčiau. Bet tikrai, pavyzdžiui, net viena buvo situacija, papasakok tiek tavo, praėjo neužai laiko, mes buvom
Žinom, krepšinio varžybos kažkokias ir Beno draugelis šalia sėdėjo ir jis buvo padėjęs statymą ant tų krepšinio varžybų ir jis tą lapuką laikė pasidėjęs ant stalo. Ir mes užžudėm temą apie tai, kaip yra bičiam buvę, kad lažybų punktuose išmeta ne tą lapuką. Išmeta laimėtą lapuką ir po to prie visų vyrų, prie visų bachūrų lažybų punktė, ten rausės, po šiukšliadėžės ieško, kiekvieną vynioja, ten kavom aplaisus, o šiekiukus ten bando lyginti, kad pasimta laimėjimą. Ir mes apie tai kalbam visą laiką. Ir tas Beno draugelis, kuris buvo padėjęs statymą, ir jam tas statymas tikrai neblogai eina. Ir jisai sako, žiūrint stalo, kad mano lapuko tai nėra. Ir aš galvoju, eilinė Beno varkė. Tipo, jis jau užvedė dabar šitą temą, čia iš mane žvengia, tipo, ir mano lapuką Benas yra paėmęs. Ir pradėjome šiek laik, mes baigėm tą temą, mes šiandien parūkyti. Tas draugelis Benui sako, nu tai atiduok tą lapuką mano. Benas sako, kokį lapuką, ką tu šneki? Nugi žinau, kad paėmė, čia dar ką tik kalbėjot, karoči, kad čia apie tą visą šiukšliadėžių dalyką. Benas sako, sen, aš nieko neėmiau, tipo, pasirodo, bičias kaip pavalgė barščius, jo lėkštę, kai nunešinėjo, prilikybo lapukas prie lėkšties ir tas lapukas iškeliavo į virtuvę, karoči, barą, tipo, ir tas lapukas dingo ir mes pasigaudom padavėjom, sakom, žiūrėk, sen, lapukas dingo, tipo, iki ieškoti. Jisai nuėjo, tada literaliai su vyrėja, rausė šiukšliadėžę, rado tą lapuką, to bičio mes sėdim ir ta stavkė nebeina, ta prasme. Tiesiog mes greičiausiai privertėm žmogų, kur rausis šiukšliadėžį dėl nieko, tiesiog, žinai. Bet galų galę ta stavkė suėjo visą kitą, bet Beno reputacija yra tokia, kad visą gyvenimą bando žmonės išdurti. Ir aš noriu paklausti, tu esi būdai, pavyzdžiui, teatre, studijose kažkur, esi kažką padaręs, pavyzdžiui, gerą išdaigą? Aš atsimenu, geriausia išdaiga tai buvo gal mokyklai, kad mes paėmėm gesintuvus ir prileidom iki pusės putos. Kur? Tualetė. Tai tulikė. Jo, tulikė. Tualetė geriausia išdaigas. Ir čia iki čia putos, putų šou pirmasis Lietuvoje, man atrodo, buvo. Iš niekur Čiovanis, va. Toks. Ir buvo... Ir mes tada dainuodavom, vaidindavom, kad dainuojam, kaip ten iš Nupalauk buvo zuikis tarp dūmų. Ir mes atseidavom milijonų alechros. Ežiukas rūkė dar irgi. O tai skaitai, pavyzdžiui, kad savo mamai buvai sunkus vaikas ar ne? Kiek būdavo momentų, kad galvodai... Aš nebuvau sunkus vaikas, mes su mama retai matėme. Bet jūs turi stiprų ryšį su mama labai, kiek aš... Dabar labai, su mama tikrai stiprų ryšį ir sakau, su mama mes galime juokauti tikrai, pavyzdžiui. Mano mama turi labai gerą humoro jausmą ir aš vieną kartą, sakau, skambinu jai, sakau, mama, žiūrėk, tu mirsi, jo? Oi, palaukit, dalinė skambina, sorry, darbai. Sako, jo, sako, kas yra? Sako, nu, kai mirsi, būtas liks man. Sako, nu taip. Tai sakau, tu kaip ir mano bute liktai gyveni, ne? Sakau, gal gali mokėti nuomą? Sako, eik tu šikt, sakau, gerai. Sėdim kapinėse, žinai, prie mano tėvo kapo. Mama sako, ačiū, senau, kad, ačiū tikrai, kad atvežiai, susitvarkyti, žinai, sako, nežinau, kada dabar atvažiuosiu. Sakau, mam. Vieną kartą tikrai atvažiuosi. Tai mes galim kažkaip taip su mama pajokauti gražiai ir tikrai labai myliu savo mamą ir tiesiog jį labai... Bet būtų reikia. Jo, bet jinai labai sveikas žmogus ir išduosiu paslaptį, mano mamai bus 80 metų kitais metais ir mano mama užsiprašė dovanos tatuiruotės, tai aš labai džiaugiuosi, kad mano mama tokia. Tatuškas? Bet tai gali pasakyti mamai, kad... Wow! Jinai nori ant rankų purienų, gėlių, nes visi žmonės, jinai neturi Facebooko, kur jie dėtas gėlės. Jo, kur bus tatuška. Kur pas ją bus tatuška, tiesiog tatuška gėlytės ir prašau, skanios kavytės visiems. Bet dažniausiai tokia mamžiai jau melinės tatuiruotės visam gyvenimui lieka. Jo, nes man pasako, žiūrėk, ar nesuglebusi ranka, sakau, ne. Sako, bus, jo, bet aš mamai dar... Bet būtent ant rankos iškart... Jo, ant rankos, jo, kažkaip, nes jos draugas yra ir jisai turi irgi tokias didelės... Draugai turi vaikiną? Jo, turi vaikiną didelės tatuiruotės ir... Bet aš mamai viską, aš ten baigtų kokias purienas, aš užsakysiu ir drakoną ant nugaros normaliai, tai žinai kaip... Taip, tai hieroglifų. Tiesiog visą, čia tą mišką ant rankos tokį padaryti. Čia Nido švyturį. Gerai, palauk, mama turi, aš nežinau, kiek tu nori apie tai pasakot, bet mama turi vaikiną? Mama jau turi 30 metų vaikiną, jisai tikrai ir vaikinas yra. Taip, jisai tik vaikinas, jis ateina, jie pažaidžia kortomis išeina, viskas. Jisai, aš nežinau, jeigu jie būtų... Žinau, gal tu to būtų ar negausi? Čia gali jis būtų senelė. Žinai, kaip bus paimtos kortos, paslėptos nuo mamos. O kaip, pavyzdžiui, jie susipažinom? Nes mano mama irgi dabar turi jau gal 6 metai, turi vaikiną, jau kaip vyra, nežinau. Ir jie susipažino per Tinderį, bet man labai patinka, realiai, kad mano mamai daug ten žmonių rašinėja per Tinderį. Aš tavo irgi mamas mečinau. Aš žinau, pasakoju. Sakau, kad tavo Maikė pas ją radau mėgamajam savo kambarį, nežinau, iš kur atsirado, bet esmė, kad mano mamai tas Sigis parašė tiesiog labai fainą žinutę, man rašinėja pastovi ten vyrai, o kokie tu graži, gal nori vakarienės, gal nori kelionę,
O sykis paprastas žemaitis, mano mamai parašė, labas, gal varom kokią dieną sriubos. Ir mama sako, blėt, man tai patiko, sako, mes nuėjom tiesiog dienos pietų sriubos. Pavalgėm sriubos, suklikinom ir jau 5 metai ir aš taip džiaugiuosi tiek jo, tiek man labai nerealus žmogus. Tai man labai įdomu, kaip tavo mama rado savo vaikiną, kad prieš 30 metų, bet kokiu būdu, žinai? Ir 5 metai eina sriubos. Vėl dienos pietus ir sriubos. Aš nežinau, kaip mama susipažino, tiesiog nes mama, mūsų šeima bendravo su jo šeima. Jo, Romeo ir Džiulietos temai vis tiek. Mano mama su tėčiu buvo ir jisai buvo su žmona ir jie bendravo šeimom, bet mano tėtis mirė ir jo žmona mirė, viskas. Laisvos vietos, kaip sakyti. Atsilaisvino, tada reikia užimti vietą. Čia kaip sovietmečiai, pagal priskirimą. Jie susipažino, žinai kaip, ne Tinderį susipažino, bet susipažino mieste, kažkur mieste. Kaip sovietmečiai, taip 5 metus laukia, kol tau. Jo, kol priskirs vyrai, o mirė žmona, prašom, yra, dabar laisva vieta, yra nuvės vyras. Gerai, koks šiaip tavo planas yra šią vasarą? Ką nori nuveikti šią vasarą, ko negalėjai nuveikti nei vieną kitą vasarą, kai dirbdavai? Parašiutų šokti, būtent. Ne, parašiutų niekada nešoksiu. Kai išgirdau dar vienas čia Klaipėdoj važiavo šokti, ir sakė, tie instruktoriai idiotai, sako, visą laiką, kai jie nuskraidina visus, jie sako, ir vienas kitam sako, žinai, sako, kas yra, aš sako, mane išmesiu, aš jaučiu, kad vieną blogai sudėdu, eina šikti, ir dabar jaučiu, kad vienas, sako, aš vis vieną blogai sudėdu, tą parašiutą, sako, ir dabar jaučiu, lyg tai vienas, taip blogai sudėjau, bet ką čia dabar žiūrėsi, dai, ten varom, visi sėdė apsišykę, suprantate, tenai. Be man draugelis gerą pasako, taip kitas ten yra šokinėtojas, kur pastovi daug metų šokinėja ir sako, varom, šoksim, sako, ir galiausiai sako, gerai, varom, sako, kiek sveri, sako, 105. Sako, sakyk 100. Ir aš sako, toks važiuoju ir galvoju, what the fuck. Čia gal negerai meluoti. Aš nešokčiau parašiutų tikrai niekada, ne jokių parašiutų. Nesi adrenalino fanas, nemėgsi adrenalino tokio aštraus? Ne, aš nemėgstu aukščio, aš aukščio nemėgstu. Aš galiu vandenį būti, galiu plaukioti per audras, viską daryti, bet aš esu vandens žmogus. Šiaip aš žemės žmogus, aš plaukiu vandenį tam, kad aš grįžčiau į uostą ir tam uostą išgertų. Kad pašiktų Mariuose, dėl to plaukiu. Bet ši vasara yra tokia pirma, apie kurią aš svajojau gal 10 metų, tai kad aš dirbsiu gal 6 dienas per visą vasarą ir viskas. Aš visą vasarą ilsėsiuos, tiesiog būsiu prie jūros ir aš dabar jaučiuosi vėl kaip 18 metų, baigėsi pamokos, viskas, mano atostogos. Geivinsi, maudysi, maudysiu, vaikščiusiu. Labai geras sprendimas. Viskas. Aš manau, kad galima paploti tam sprendimui iš tikrųjų ir visiems to palikti. Pagaliau Giedrius pailsės kaip žmogus normaliai. Žinai, nes gyvenimas davė daug pamokų, daug davė per suminę, daug kirčių visokių buvo, tokių ir ligoninė, ir vaistais, ir viso šito nuo darbo ir aš supratau, viskas, tiesiog reikia. Aš jau 44 metai jau viskas, aš kažką turiu, gal kažką norėjau turėti, bet aš supratau, kad kuo daugiau svajonių įvykdai, tuo paskui jas reikia daugiau ir komunalinių mokėti, ir daug visko, jos labai daug kainuoja. Žinai, kaip. Ir to mažiau lieka svajonių. Tai jo, ir su svajonių, žinai, kaip jau viskas. Aš ką turėjau svajoju, viskas gerai, aš turiu šeimą, tai aišku, mano didžiausiai svajonė yra vaikai, tiesiog vaikų ir aš tikiu, kad... Galiu atiduoti vieną norą. Nereikia, man. Kitais metais, bet matai, kaip balsas, iškart. Sako, ką, paimk mane. Tai vaikai ir viskas. Man kuo toliau, to ramiau. Ir aš, žinai kaip, man kai 40 suėjo, aš pradėjau toks žmogus būti, kad aš tikrai jau pastebiu, kad gandrai parskrydo, kaip gerai. Išskrydo, liūdna, žinai, kaip kaštonai. O orus pagarsini, kaip ir žinias buvo? Ne, mano mama žiūri, sako, 5 kartus orų. Žinai, žinias žiūri. Sako, kam tu žiūri vėl žinias, tos pačios žinias? Orai. Man svarbu orai. Sako, kas jie, pasikeisti orai. Tugi niekur neišeini, kam tie orai? Ir jeigu mano mama nepažiūri 5 kartus orų, jai naktį trūksta oro, tiesiog. Tai yra, tiesiog. Bet yra šitas dalykas, aš pastebėjau, kad su amžiumi žmonės sureikšmina ypač 2 dalykus. Tai dienos valgiai, kas bus valgoma, kas bus pasigaminta ir kokie bus dienos orai. Šiandien ir rytoj. O ką veikia? Ir čia viskas aplink tai sukas. Aš turiu tokį dalyką, man orai yra labai labai įdomu kažkodėl, aš kiekvieną dieną po 3-4 kartus patikrinu, kokie orai šiuo metu yra visoje Lietuvoje. Kaune, Vilniuje, Klaipėdai pažiūriu, tiesiog atsidarau, aš šiandien buvau sudaręs. Nidui 14 laipsnių, Kaune 16. Nu ir man fainiai. Man fainiai, kad aš sužinojau, tipo. O man visai gerai įdomu kažkokiu būdu. Yra Facebook'e grupė orų entuziastai. Ir ten realiai žmonės tiesiog... Utenoje dabar lyja, kaip pas jumis. Marketingas. Ir žmonės rašo, mes čia Panevėžio rajone sausai sėdim. Žinai, ir žmonės diskutuoja, ir bleba, ir aš man įdomu realiai. Yra toksai? Taip, orų entuziastai. Seniai, aš mamai nupirksiu planšetę ir vesiu internetą, seniai. Patikėk manim, ir kažkoks atsiranda dalykas, man tie orai toks kaip mano nusiraminimo dalykas kažkoks atsiradęs. Bet mano mamai dabar atsirado, kad yra kabeliniai, yra
pasirodo kameros Vilniui rodo katedrą, ten gali pasižiūrėti. ir mano mama jau skambina. Lyja pas jūs. Va, kažkas yra, nes oras yra toks nesibaigiantis tam tikras mūsų gamtos serialas, nes tu niekada nežinai, kas bus, kaip bus, tas oras pasau unikalus, kiekvienas saulėlydis yra unikalus. Markas per naujus metus, 2025 sezonas, važiuojam. Įdomu, kaip nustebins vasarą, kaip bus žiema. Bet aš, pavyzdžiui, daryčiau... Kas dar? Yra kažkas, kas turi tokią pačią trauką orą paplogit? Davai, varom visi po renginio, pakalbėsim apie orus prie stalo, atsisėdam normaliai. Bičiukas su pandos veido aiškina, tai kad jis orus labai mėgsta jaučiasi. Aš, pavyzdžiui, daryčiau laidą, pavyzdžiui, per teliką, kokie vakar buvo orai. 100% pasakyčiau. Žinai kaip? Sakė taip, o buvo taip. Supratot visi. Nes pasižiūrėk, kaip dabar buvo prieš tai. Ir ką dabar Giedrius Savickas ir vakar dienos orai. Vakaro dienos. Kaip dabar pasižiūrėk, čia visi meteorologai buvo pajungti Lietuvos. Audra, seniai ir visi čia gelbėkitės, užsidarykit langus, niekur neikit, visi šito. Atrodo, visi technikos sukišta už milijonus, visi sėdė, seniai bus visiems. Lenkijai buvo viso gero, suprantate? Jo, aš taip pat buvau pagalvojęs, kur šis įsivaizduoju, kur tie meteorologai Lietuvoje paskelbė apie audrą. Po to jau sėdė oks tokie, kaip prisibazarino, bet man tai reikėjo patilėti iš tikrųjų. Bet aš tai nuoširdžiai, aš, pavyzdžiui, netikiu šitą profesiją. Aš manau, kad jie tokie pat spekuliantai, kaip lošėjai, kur spėlioja, tipo vastavkės, kas dėlioja. Man rodos, jie spėja iš lempos, pataikysim, nepataikysim, gamta nenuspėjama. Tipo, jie neturi ko prarasti, tipo, jie gali bet ką sakyti. Jo, net ką buvo šį padarę Meteo.lt, tai yra pagrindinė meteorologijos svetainė, kur gali sekti orus. Tai jie to audros metu, kai jau turėjo būti tą dieną audra, tu visai gali nueiti ir pasižiūrėti, kritulius, vėją, yra tie žemėlapiai tokie. Tai tą dieną, kai buvo audra, nežinau, ar jie jau suprato, kad prisibazarino, ar ką čia išjungė, tos žemėlapius. Rašo, labai čia kitinės, viskas tai karočiai atjungiam, dabar negalim žiūrėti. Atrodo, prisidirbė, sėdi, atjung, nahu, viskas, čia nebebus, čia nieko, sėdi tyliai, ramiai užuolas, užtrauk, Nes jo, aš tai irgi netikiu tais dalykais, žinai, horoskopais netikiu, nu tik gerais. Horoskopais ir orais netikiu. Nu jo, bet žinai, gerais. Sportas, va. Žinai, horoskopais dar gerais, kad nu, viskas ten bus šie metai gerai, pilningi dar tikiu, bet jeigu bus blogai netikiu, čia nesąmonės yra, žinai kaip. Ir sapnininkai, žinai, kur sapnus, dabar, pavyzdžiui, nu, paskutiniu metu ten, ką besapnuotum, keisis orai, senė. Visą laiką, ką besapnuotum, keisis orai. Jo, visą laiką ir, nu. Aš ko darėjau, toks dalykas kaip taro kortus. Aš irgi, iki gal aš nieko jų nesuprantu, bet, pavyzdžiui, mano mama, pizdės, kaip tom kortom tiki. Ir aš vieną pastebėjau, kad jų net buvo, per žiaurų, nes aš sėdžiu namuose, žiūriu teliką. Įsirauna mamai namus, atsirakino duris, kur jinai yra pedantė, su batais, per kilimą, salioną, per visą kambarį, bet įbėga, griūdama, atsidaro stalčių, čia ištraukia taro kortas, išsimaišo, pys, išsimeta tokia. Taip ir galvojau, blėt. Su ką čia darai? Visą dieną, blėt, nesiseka, gal varau namo, blėt, išsibursiu, greitai pasižiūrėsiu, tai paskui mama, blėt, nusiramink, ta prasme, suplūkus tos kortos šeria. Taip ir galvojau, blėt, viskas aišku. Nu kas ten, vėlnių, devinakė, nu ką. Aš pradėjau netikėti būrėją, dar atsimenu, į Panevėžį teatrą ten važiuodavom ir ten visą laiką buvo šone būrėja. Ir po 3 metų matau, kad bankrutavo. Taigi galėjai įsiburti, durė, kad bankrutuosi. Supranti, kad šmeluoji, melagė. Nu. Bet aš, čia geras, paplojam. Bet aš turiu, pavyzdžiui, teoriją. Pamenat, kai buvo Palmyros skyrybos? Taip, irgi man kilo toks klausimas. Kodėl jie skiriasi? Juk jie burtininkai abu. Kodėl jie skiriasi, jie turėjo žinoti. Ir jie tada iškart susitaikė. Manau, kad čia buvo, žinokit, schema. Taip, jie negalėjo išsiskirti. Kai tu esi toks, iš kortų būri, kažką tu negali skirtis. Tavo gyvenime negali būti normalių dalykų. Bet, žinai, man patiko labai atsakymas Molėtų observatorijos ten tokio mokslininko. Kažkas pasiklausė, ar tikrai tai yra horoskopai ir planetos. Sako, taip. Žinok, dabar specialiai Saturnas važiuos ten, susijęs su Marsu taip, kad Jupiteris iš tos pusės duos va tokį šešėlį, kad tau rytoj darbė sektųsi. Specialiai va tai planetos paima ir jos taip susidėlioja. Nes man irgi keista, pavyzdžiui, žmonės, kurie tiki horoskopais, bet tokių tikrai labai daug yra. Bet aš tiesiog žiūriu, kad savęs nuraminimo būdas visi kažkaip savaip kažkas... Ne, jeigu geri, sakau, tikėti. Kažko tikėti vis tiek turi. Va tu tiki alkoholiu, pavyzdžiui. Kažkas tiki horoskopais. Ko tu tiki, Benai? Pandom aš tikiu, ne, šiaip iš tikrųjų, kuo aš tikiu, dar netradau tikriausiai savo tikėjimą. Netradai savo tikėjimą? Ne. Pabandyk alkoholiu pradėti vėl tikėti, nes taip, mes su Benu dirbam kiek jau 2 metai, aš esu išgėręs 2 alaus per visą mūsų karjerą, aš tai norėčiau tiesiog pagerti su Benu. Norėčiau apsikabinęs, taip sėdėjau ryti cigaretę, paryčiais, kaip, blėt, seniai, aš taip džiaugiuosi, aš taip pradėjau dirbti, kaip fainį, tipo, bet nieko nėra to, tipo. O tai jis su tavimi išgėrė 2 alaus ir metė tada, ar kaip? Jo.
Ne visai taip, bet panašiai, panašus laikotarpis negavos. Mes dar nedirbom kartu, kai mes išgeriam. Mes buvom minimaliai pažįstami. Jo, mes su Bendu, Tėvo gal mūsų trečias pasimatymas tuo metu. Nu, bet Giedrius teisingai, mes kalbėjome šiek tiek pasakęs. Tu ir pats, galim ir pakalbėti apie tai, Giedriu. Tu buvo etapas, kai nevartojai daug metų. 7. 7 metus. 7. Ir kokie tie metai buvo? Aš nieko neprisimenu. Tiesiog. Aš daugiau prisimenu, kai gerdavau, o dabar nieko neprisimenu. Tai labai, kažkaip, nuobodus metai. Dirbau. Po 7 metų aš atsimenu, važiavau į Kubą, sėdėjau Kuboje ir galvoju. Neišgerti Kuba Librės? Kubui. Užsisakiau Kuba Librę Kubui, išgeriau Kuba Librę ir pradėjau iškart skambinti draugam. 8,5 minutės. Euro minutės. Seniai, tada YouTube'as, žiūriu kaip Jordanas žaidžia, verkiu. Vėl grįžo jausmai, šitą, ką tu vaikeli. Cigarių, užsikūrė kubiesišką cigarą. Nes prieš tai Kuba Librių buvo vyno išgerta, aš nežinau, tiesiog, neris ten. Intakai buvo išgerta. Bet 7, aišku, jie davė irgi gerų dalykų. Tiesiog, žinai, kaip suprast, atsirado stuburas, atsirado šiaip kažkokie, tiesiog aš pamačiau pasaulinės nuo 14 metų, kaip ir tu pasakei, nebuvo tokio laiko, kad 3 mėnesius, pažiūrėjau, neišgertų alaus. Vis tiek, visą laiką nuo 14 metų, kažkur ten išgi 1 alaus, 2 alaus ir tai jau tęsiasi iki 28 metų man. Bet buvo ir tokių dalykų, kad aš 28 paras gerdavau, ten po litrą degtinės. Ką? Išveždavau. 28 paras? Jo, išveždavo ligoninį, atkačialindavo. 20 dienos po. 3 lašalinės ir tada grįždavau, atšvesdavau, kad nenumiriau ir viskas. Dar 20 dienų. Jo, aš turėjau daug pinigų ir tada gerdavau ir viskas. Ką? Gerai, tai kadangi prakalbame apie alkoholį, mes irgi antros dalies uždarimui turim tokį kitokį žaidimuką. Jo, turim. Turim kelias situacijas, nes visi tikrai esat matę bent vieno Giedriaus tokį motyvacinį reelsą, kuris, pavyzdžiui, sako, gyvenimas yra šūdas, bet tu pasidarai, kad būtų gerai. Ne? Gyvenimas yra toks ir anoks. Pablogęs esat matę Giedriaus tos motyvacinius dalykus. Ir jo, matos, kad jis turi labai filosofinę gerą pusę, tu moki motyvuot. Jo, unikalus talentas, žinai, asociacijas tas pagauti. Mačiau, tik tokia dar uždeda nespalvotai. Jo, muzikytę ir... Sėdi verki, realiai. Kažkas po 7 metų išgeria Kuba Librę ir tavo žiūri video. Verkia ašarą braukė. Ir mes turime kelias situacijas. Jo, ir mes pagalvojom, kad jo, tai, kad tu kalbi tenais tikrai yra, kiekvieną paliečia, kiekvieną supranta, natūralu, manau, kad toks ir tikslas tavo, pasakyti žmonėms, ištransliuoti savo patirtį, kad jie pritaikytų ją savo. Ir mes pagalvom, o kas jeigu kasdieniškose situacijose galėtum panaudoti va šitą savo gebėjimą, įtikinti žmonės, užmotyvuoti ir tiesiog juos įtikinti padaryti kažkokius dalykus. Tai mes sugalvom kelias situacijas su Marku. Tai... Pirmą situaciją, kurią darom? Su Kaziuko mugė ir... Ne, pirmą gal darom... Su draugeliu ir skyrybom. Jo, pirmą situaciją. Įsivaizduok tokia. Tu studentas. Tavo bičiulis... Jam rytoj egzaminas, tau nėra, tu kitoj grupėje, tarkim. Ir tau nėra egzamino, bet tu išsiskyriai su mergina mylima, tokia jaunatviška meilė. Ir tu nori išeiti tiesiog pabūti mieste kažkur, pasitūsint, bet draugelis neina, nes jam rytoj egzaminas. Įtikink jį, kad svarbiau išeiti su tavim, negu rytojaus egzaminas. Kur toks sėkmės Giedriau, ble? Nu jo. Nu, aš gal nenoriu, žinai, tiesiog dabar pradėti. Nu, varyti, šiaip kitą temą dar norėjau paliekti, kad, žinot, mes... žinai, aš bijau pasirodyti dabar blogai, nes, žinai, pradės varyti. Žinai, nes mes labai daug Lietuvoje šiaip vienas ant kito varom. Kur pasiskaitai visi varo, vienas ant kito varo, ar ne? Labai daug vienas ant kito varimo, mes labai susiskaldę, vienas ant varo, tu pasiskaitai laikraštį, komentarus išvys, pavyzdžiui, ten kažkokį motyvacinį paskaitai, ne? Ten geri komentarai, bet būna padugnėlė Savickas, žinai, kaip, dar visų šitą. Ir mes ir mes varom, vienas ant kitą varom, žinai kaip? Aš čia šneku jau su juo. Taip, mes suprantame. Ir sakau, supranti, ir mes vienas ant kito varom. Ir mes to užsiemam, ar ne? Tik vienas ant kitų varimų. Ogi galime nevaryti vienas ant kito, o galim varyti miestą. Galim varyti į Ispaniją. Ar ne? Ne, bet Giedriau, egzaminų bus, seni. Šitos dienos niekada gyvenime nebebus. Šitos
nakties, kuri bus birželio 30, 2024, tu niekada nerasi nei 26 metais, nei 27 metais. Egzaminą, seni, lygs 2 metais perlaikysi kitais. Nes kitais metais egzaminą rasi. Viskas. Aš varau, bent varai, aš pasirašau. Aš jau prieš kalbą buvau nusprendęs. O yra buvo taip kažką gyvenime, kad bandėjai įkalinti draugą kažkur, kad varom. Man reikia dabar tavęs, mes turim varyti. Ir tu tiesiog... Bandžiau savai kalbinėti ir varydavau. Vienas. Ai, tiek to. Žinai kaip, viskas bus gerai. Aš tai šiaip turiu dar tokią teoriją, sakiau, irgi Markui, kad paminėsiu ją. Prie alkoholio dar čia grįžtant. Tai aš turiu teoriją, kaip pats gerdavau, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad man savaitgaliais gerti, tarkim, mieste nesąmonė. Taip pat ten visi varo gerti, kas geria, tiesiog, kas dirba. Bet šiokiadieniais, išeit pagerti miestą šiokiadieniais, ten tik personažai. Ten yra tie žmonės, kurie geria šiokiadieniais, nepaisant to, kad jiems rytoj kažkur reikia, nereikia, nesvarbu, ten būna žmonės su istorijom. Ten būti šiokiadieniais. Jo, kiekvienas mandras savaitgalį pagerti. Jo, realiai čia. Tu pagerti trečiadienį tiesiog, jo. O, pavyzdžiui, kaip yra vienas buvo toks gerintis žmogus Elektrolitas, kur Ševčenko, atsimeni, ten buvo toks... Elektrolitas. Nu, tai alaus. Ir buvo vienas žmogus, kuris ten 3 metus kiekvieną dieną geria alų. Ir kai buvo Lietuvos šimtmetis, ten, buvo... 18, ne? Jo, šimtmetis. Jisai sako, aš dabar dėl Lietuvos negersiu 100 dienų. Ir negėrė. O, va čia stiprybė. Visi, žinai, ten 100 ten šakočių padarys. Šūdai ten visi gali padaryti. A tu 100 metų negerk. 100 dienų. 100 negerk. Per daug, seniai. Per daug. 7 nebe. Gerai, judam toliau, kita situacija. Jo, turim kitą situaciją. Kita situacija tokia. Nu, įsivaizduokim gal, kad mes 3. Abi likusios situacijos jau veikiam mes 3. Tai įsivaizduok, okei. Laikas 10 ryto. Lokacija butas Gedimino prospekte. Už lango vyksta kaziuko mugė, šurmuliuoja, ten vaikai barankas graužia, viskas šurmuliui paskendė miestas. Tu prabundi, pramerkiai akis, matai, vat, mes sėdėm su Marku kažką čia prie stalo, galva plyšta, skauda, džiūsta burna ir jauti, kad tau tikrai reikia tiesiog vieno aliuko. Šalto. Aliuko, bet jo nėra. Ir tu turi mus du įtikint, kad mes nueitume dabar į tą šumlį ir tau nupirktume. Nes jeigu tu išeisi, tave atpažins, visi tampys, ieškos, gal ir toks pavargęs biškėsi, tau tiesiog, reikia mus įtikint, kad mes tau nupirktume, o mums irgi sunku, tarkim. Mums irgi yra labai sunku. Mes vienas ant kito varom. O jūs varykit alaus, nupirkit, seniai. Nupirkit alaus, varykit, nupirkit alaus. Iš tikrųjų, man labai priminė situacija. Aš labai draugavau su Sauliu Mikolaičiu, gal žinau tokį. Jis dainininkas, aktorius buvo, paskui išėjo iš gyvenimo ir mes labai kartu leisdavom laiką. Tuo metu, kai turėjom pinigų ir mes gerdom 3. Aš, Darius, Gumaus, kad vėl iš pavardės visas pasakysiu. Ir Saulius Mikolaitis. Ir kaip dabar atsimenu tą, aš toks jauniausias. Ir sėdi ir Saulius nori to šalto aliuko. Sakydavo, Giedriu, naik parnešti šalto aliuko. Paimk 30 aiso. Atsimenu tą aisas? Aisas, taip. Kur pirštai prapjauti būdavo. Tokie, žinai, kur būdavo. Ir paimk 30 aisų. Ai, gal 50. Tiesiog atsimenu. Jo, bet žiūrėkit, vyrai. Mes visi pripratę, žinot, kad būtų viskas geras oras, ar ne? Ir kad viskas mums būtų paduota, būtų šilta, ar ne? Būtų patogu. Bet šiandien buvo toks oras, labai prastas, tiesa? Jis labai, tiesiog. O žmonėms, šitiem žmonėm, visą dieną gali neiti, tiesa? Gali važiuoti į Vilnių, daug mačiau išvažiuoja. Bet tiesiog jie galvo, ateisim, pamatysim. Mums yra labai svarbu, nes aš, žinai, kaip visą laiką pergyvenu, kad gal kažkas neteis. Jie kėlėsi per tą blogą orą, stovėjo ilgoj eilėj. Jie darė visą šitą dėl mūsų. Ir kartais atrodo pastovėti eilėj per lietų, ar ne? Yra daugiau negu perplaukti per visą vandenyną, per audras. Kartais tie maži dalykai, kur mes kartais galim paskęst baloj, o perplaukti vandenyną. Tai tas mažas aliukas, kuris parnešit.
Tai ir bus tas vandenynas, kur mes paskui 3 plauksim. Paskui parneši 2 aliuko, 3 aliuko, 4 aliuko. Visą šitą. Ir tas vienas aliukas, suprantat? Vienas aliukas, kas yra aliukas? Mums gal tai šaltas aliukas, bet kažkam. Žmogus, kuris įkūrė 1876 metais alaus daryklą, išlikęs nenukirsta galva, nes karaliui nepatiko alus. Iki šių metų išliko ta, per giminės, ir jie visi stengiasi, tas bačgas, darbuotojai, tada įsėdo furistas, kuris turėjo palikti žmoną, nes sako, jeigu tar važiuosi, aš tave paliksiu, sėdo, tą alų vežė į tą kaziuko mūgę. Tas kaziuko mūgė keikėsi, nes įsipirko vietą vieną brangiausių iš savivaldybės, nes šiemet, sako, paskutinis kartas. Ir stovi tas aliukas, ir jo nepagerbt visų, nu, hebra, nepykit. Davai, pizdinkit alaus tik tai. Ir viskas. Oi, žvėris, vis tiek žvėris, Giedrius. Wow. Iš tikrųjų, žinai, antram aukšte gyvenam, parduotuvė pirmam aukšte pačioj. Tu aš laušiu kodus, man rodo, savo. Būsimanė, Liukas. Tiek vežė, seniai karalius net nepritarė. What the fuck? Taip pat tikrai reikia išgerti, atneškit. Bet dabar visi suprato, kad mano tie motivacijai yra tokie. Na jau, daugiau nebebus tavo motivacijos rėjas. Ne, gerai, paskutinį. Nebepiknaudžiavom, paskutinis. Pririšam dar arčiau prie realybės. Mes 3, Giedriau, einam į naktinį klubą ir mūsų su Marku veidai va tokie, kaip dabar yra. Ir tu turi įtikinti apsauginį, kad mūsų leistų su pandos veidais. Turiu pasakyti apsauginį, kad nu, taip yra, kad mes negalim nusiplauti. Kad suprantam, kad uždaras vakaras, bet suprantam, kad elitinis vakarėlis, bet šitie vaikinai turi patekti. Jo, nes mes nusipelnėme, šiaip geri bičiai, mes neprobleminiai, mes tiesiog su pandom veidais esam. Ir kodėl pandos veidas, nu jo, gerai. Atsistok, ateik čia. Žiūrėk, gerai, tu apsauginis, gerai? Mes atėjom, jo? Mes einam. Mes einam. Nu, sen. Sveiki, apsauginis. Žiūrėk. Einu. Galime eiti vidų. Dėkui, apsauginis. Dėkui. Dėkui, Rapolai. Ne viskas gyvenime turi būti atskleista, turi būti likti ir paslapties. Plojim Giedriui. Plojimai Giedriui Savickui. Giedrius Savickas, gerai. Paskutinis dalykas. Duok vyno jam. Gerai. Kuris tau klausimas, Giedriau, nu bent keli, kurio uždavinėjom per slaido. Kurie tau patiko klausimai, kai išdavinėjom žmonių klausimus? Kuris patiko? Aš noriu tam aktoriui, kuris įstojo ten... Kur klausė dėl... Deivi, su W. Jo, sako, kodėl, kaip tu galvoji, kodėl aš įstojau? Į aktorinį, jo. Kur yra čia žmogus? Čia, kelia ranką. Prašau. Ateik čia, Deivi. Dar vienas. Tai pamėtysim tiesiog. Ne, šiaip realiai visi, kas uždavė klausimą per slaido, galite eiti ir pasiimti. Nes čia yra, manos, tiek, kiek klausimų buvo, tiek ir turim bandanų. Duok. Nida užsakė. Čia vardas. Prašau. Tai duok. O tu net... Pasakyk, kas čia per klausimas buvo iš tikrųjų? Aš šiaip sugalvojau, spontaniškai. Bet čia ne apie jį, tu klausai, kodėl Giedrius stojo aktorinį. Taip. Ai, bet klaidą padaryti tiesiog. Ai, tai duok tada tą skarelį. Gerai. Ką geimina? Ai, jo, tu, prašau. 4. Skarelės kaip kalakutus per padėkos dieną. Tai pasimk 2, šaunuolė, faina merga, atrodo, viskas gerai. Gerai, žodžiu, čia palieku tų bandanų, bet tie, kas uždavė klausimus, ir pasimkit. Kurie neuždavė klausimų, neimkit, nebūkit žulikai. Patikrinam, kiek nidai veikia demokratija ir kiek visi yra tikri žmonės. Ima bandanas iš čia tik tie. Markai, demokratija nėra, kai tu padedi kažką ima visi, taip, čia nėra demokratija. Ai, ne, tai veikia. Ne, demokratija veikia, kai eina balsuot žmonės, yra valdžių pasiskirstinimas, pusiausvara. Nu gerai, bet demokratija vis tiek, rašykit. Bičias su pandos veidu pasako apie demokratiją, man rodos, jau reikia baigti, ne? Gerai, tai dar kartą Giedriui plojimai, buvo labai smagus vakaras su juo. Ačiū jums visiems, kas buvot. Ačiū labai, tikrai. Ir turi fotografą, ne? Padaryk fotkę, yra fotografas kažkur, palauk. Ateik, prašau, kur foto? Jo, su visais dar norėtumės fotkę, galite atsistot, nežinau, pamojuoti. Ne, tik čia sen, ne, kur tu eini? Iš čia. Tu ant scenos atstok ant kėdės ir nufloruoji mane su šitais nuostabiem žmonėm, kurie atėjo per šitą šūdino orą ir laukia eilė ir šiaip. Giedriu, gal per vidurį duodam. Ir ačiū labai! Viso, visiems gero vakaro.